Kai miego trūksta, tai realiai trumpėja telomerai, kas Takoja amžėjimą Taip. ankstyvesnį. Būtent biologinis amžius stipriai mažėja arba telomerai trumpėja stipriai. Miegame 6 valandas ir mažiau per naktį. Aha. Bet įdomus faktas yra tas, kad gilusis miegas aktyviausias yra pirmoji nakties pusėje, REM miegas yra aktyviausias paryčiais ir antroje pusėje. Todėl mums yra svarbu atsigulti laiku ir atsikelti laiku. Kaip yra su tais vyturiais ir pelėdom? Ar jį manoma pakeisti, ar jis yra genetinis? Kaip apie šitos dalykus? Ką gali papasakoti? Ilgas pamiegojimas, kokią pasekmę mums turi. Net yra sekmadienio nakties sindromas, toks jau sutrikimas. O kaip yra su kava ryte? Kada ją galima gerti santykėje su miegu, nuo pabudimo? Kaip ten yra su kavos gerimu? Vienu metu kūnas atsistato, kito smegenis, vieno faktinė informacija, kito emociniai, kūrybiniai dalykai, ar ne? Tai mums svarbu užtikrinti bendrai miego kokybę. Labas, aš esu Rūta, o čia mano tinklalaidė Zenju 8020, kurioje mes kalbame apie ilgamžiškumą, biohackingą ir sveikatingumą. Temas, kuriomis aš gyvenu kiekvieną dieną. Pagrindinis šios tinklalaidės rėmėjas – Zenju. Zenju – tai ne tik maisto papildai. Tai yra mano misija – sukurti koncentruotus, švarios sudėties, itin efektyviai pasisavinamus maisto papildus, kurie veiksmingai sprendžia mūsų kasdienės problemas. Energijos trūkumą, prastą miegą, silpną imunitetą, odos, plaukų, nagų problemas, hormonų disbalansą. Šis projektas gimė iš labai asmeninės patirties. Daugiau negu 10 metų auginant kosmetikos prekinį ženklą Manila supratau, kad perdegimas tikrai egzistuoja ir kad sveikatos nenusipirksiu už jokius pinigus. Gyvenimas privertė atsigręžti į save ir pradėti nuoširdžiai savimi rūpintis. Čia ir gimė idėja kurti Zenju. Aš tiesiog neradau papildų, kurie man pačiai būtų veiksmingi. Todėl pasinaudojant savo kaip medicinos gydytojos ir mitybos specialistės žiniomis, bei padedant kitiems Lietuvos mokslininkams, juos sukūriau. Mūsų tikslas – edukuoti. Ir būtent Zenju dėka turiu galimybę kalbinti šiuos nuostabius žmones, savo srities ekspertus ir visiškai nemokamai šviesti visuomenės sveikatingumo temomis bei dalintis turimomis žiniomis. Sveiki! Šiandien mūsų laidos svečias yra Agnė Ramanauskė, miego specialistė, kuri jau daugiau negu 10 metų padeda spręsti žmonėms ne tik miego problemas, bet ir gerinti bendrą sveikatą per judėjimą ir mitybą. Prieš 2 metus Agnė įkūrė Holistika Wellness Club studiją, kurioje žmogus matomas per svarbiausias sveikatingumo sritis – miegą, judėjimą ir mitybą. Miego srityje Agnė yra visiškai iš pašaukimo. Padėti žmonėms gyventi geriau ir žinoma miegoti geriau yra didžiausia jos misija ir motyvacija ir apdovanojimas. Labas, Agnė. Labas. Nu, kaip tu šiandien jautiesi? Ar išsimiegojai? Taip, tikrai taip. Kiek valandų? Jo, 8. 8, gerai. Jo, ruduo mano srityje yra darbingas laikas. Nemiega žmonės ar kaip tik miega? Pradeda spręsti problemas, gal sakyčiau, nemiega gal ir vasarą, bet vasarą mums lengviau užsimiršta visi šie dalykai, ar ne, mes taip lengviau, žodžiu, gyvenam, o ruduo, tamsus metas ir panašiai, tai paumėja. Ir gal pasijaučia tokia po vasaros nepamiegota ta vasara, nes vis tik šviesu, sunkiau ilgiau išmiegoti. Taip, ir mūsų gyvenimo ritmas dažnai yra visiškai kitoks vasaros metu, tai žodžiu, ruduo, artėjantis tamsusis visiškai tas periodas dažnai ir veikia depresyviau, tai daugiau laiko atsiranda gilintis į save kartais ir tai tada mūsų srity čia yra darbymetis. Labai įdomu, bet ir išgirsti apie tavo darbą, aišku, viską, gerai, gal pradėkime nuo Ievos ir Adomos. Tai miegas. Kiek jisai yra svarbus iš visų šitų 3 pagrindinių kertinių akmenų – judėjimas, mityba ir miegas. Kaip tu manai pagal save ar pagal kažkokius statistinius duomenis? Taip. Tai mano iš tikrųjų ir puslapis, per kurį aš teikiu konsultacijas, tai vadinasi Pradėk nuo miego. Pradėk nuo miego.lt. Taip. Taip, būtent tai ne veltui tai taip ir vadinasi, dėl to, kad iš esmės miegas yra pats pagrindinis dalykas, pats pamatinis, kai mes kalbam apie sveiką gyvenseną. Tai labai paprastai, dėl to, kad mes visi puikiai žinome, kad kai esi nepamiegojęs,
tai neturim motyvacijos sportuoti, judėti, užsiimti net ir labai mėgstamą savo veiklą, ar ne, neturim nei jėgų, nei motyvacijos. Nuotaikos net nėra. Taip visiškai. Tuo pačiu, kas liečia mitybą. Kai nepamiegam pakankamai, tuomet rizikuojam persivalgyti, nesvalgyti. Taip, angliavandenių, kaloringo maisto dažnai, nesveikas maistas bus mūsų pirmas pasirinkimas arba saldumynai įvairūs ir panašiai. Tai sutrinka visos šios sritis. Tai iš esmės visada norėdami pagerinti savo bendrą sveikatą, savijautą, tai turėtume pradėti nuo miego. Ir kai mūsų akcentas yra miegas, tada susiderina visos ir kitos sritis. Nes iš esmės miegas ir yra, ar ne, tai kad jis neprasideda tada, kai mes atsigulom į lovą. Miegas prasideda nuo to, kai mes atsikeliam. Tai reiškia, kokią dieną mes turėjom, tai lemia, kokį miegą mes turėsim. Įdomus požiūrio taškas. Taip, būtent. Tai aš tą labai ir mėgstu akcentuoti, nes vėlgi, kai mes susikoncentruojam į miegą, ar ne, ir mūsų pagrindinis fokusas, tai iš esmės mes tada ir pradedam valgyti sveikiau, sportuoti, būti fiziškai aktyvus dienos metu, ar ne, ir tada visa diena. Sutvarko kilogramai, ten tirpsta nereikalingi. Taip, būtent. Tai jeigu atsakant, tai taip, miegas yra pats svarbiausias, o toliau judėjimas, mityba, tai čia jau koja kojom. Aš tau pritariu nuoširdžiai, iš tikrųjų, aš irgi taip manau, nes turėjau tikrai labai nemalonios patirties su nemiga. Kai kurie iš tikrųjų žmonės gal ir nesutiktų, sakytų, gal iš tikrųjų daug labai mokslinių įrodymų paskutiniu metu pagrindžia sporto naudą, kad netgi galima kompensuoti prastą miegą per sportą tą dieną, jeigu pasportuoji ten kažkiek minučių, dabar nepasakysiu tiksliai, bet žodžiu, tikrai yra tokių jau stiprių pakankamai įrodymų, tai daug kas sakys gal, kad judėjimas svarbiausias, bet visi puikiai žinom, kad išsimiegojus įsisprendžia 80% problemų. Nes tikrai, jeigu iš vakaro bandai priimti kažkokius sprendimus ir buvo bloga diena ir blogas miegas, tai labai bus nelabai tikėtina geri sprendimai. Taip, vienareikšmiškai, visiškai. Ir kaip ir sakai, kad pati esi susidūrus ar ne su nemiga. Galiu šiek tiek ir papasakoti jo įžangą, dėl to man labai smagu iš tikrųjų tave šiandien čia matyti, nes šita tema yra mano, kaip aš sakau, širdies tema, jinai dar vis yra jautri man. Domiesi ilgamžiškumu, biohackingu, sveikata, bet dar nesi užsiprenumeravęs mūsų naujienlaiškio? Kviečiu prisijungti prie sparčiai augančios Zen You bendruomenės ir užsiprenumeruoti naujienas, kurias rasi www.zenju.lt /naujienlaiškiai. Prieš keletą metų, kada aš turėjau didelį verslą, ar ne, tikrai buvo tenais mūsų 80 žmonių suvaldyti ir daug prekybos vietų, daug veiksmo. Nori, nenori, tai nuolatinė įtampa ir stresas padaro savo ir atsiguldavau vakarais į lovą ir tiesiog negalėdavau užmigti po kelias valandas, minčių 1000, galva sprogsta, galva skauda, žodžiu, po to šiaip netaip užmiegi. Ir blogiausia dalis buvo pabudimai naktį, kuriuos mes irgi šiandien aptarsim. Aš realiai pabusdavau kas valandą, nesuprasdama kodėl. Šiaip netaip ten atraukdavau kito ryto, tada ten 10 kavos puodelių, aišku, ir visas šitas užsivedęs, užburtas ratas, žodžiu, tik tais iki dar kitos nakties nemiegojimo. Tikrai labai, labai smarkiai išgyvenau tą epizodą ir tuo metu neturėjau tiek daug žinių iš tikrųjų apie miego higieną. Dar nebuvo tai populiaru biohackingas ir visas blackout užuolaidos ir ten vakare mėlynos šviesos vengimas ir taip toliau. Ir nedarydavo šitų dalykų, gyvenau miesto centre, triukšmingoje gatvėje iš tikrųjų. Ir jo, labai kentėjau, bet pati nesupratau, kas blogai, nes laikiau, kad esu jaunas, stiprus žmogus, man tikrai užtenka 5-6 valandų per dieną. Buvo kažkoks toks įsitikinimas, kad kuo mažiau miegosiu, kuo daugiau dirbsiu, tuo bus geriau. Ir aš labai smarkiai iš tikrųjų save nusivariau nuo, kaip sakant, nusivariau ir jo reikėjo po to netgi vaistų stiprių pagalbos, kad išeičiau iš to nemigos ir iš to streso kortizolio rato. Ačiū Dievui, dabar viskas yra susitvarkę, keli metai miegu tikrai labai labai gerai. Turiu žiedą, seku savo miegą, visą laiką būna apie 90%, kas yra fantastika. Tai va. Visiškai, tai šiaip labai smagu, kad pasidalinai istoriją, nes tai yra tarsi ir sėkmės istorija ir padrasinimas, ar ne, ir kartu žmonėms, kurie, pavyzdžiui, gal klauso, ar ne, ir susiduria su miego problemų, jiems atrodo, kad viskas, man jau viskas, aš nieko nepakeisiu, ar yra kam nors dar blogiau negu man. Ir tuo metu, kai būni tame,
kažkaip tu, nežinau kaip įvardinti, neleidi savo apie tai galvot, kad tau reikia pagalbos, kad čia yra kažkas blogai. Ta prasme, būni tam tikra forma biški išprotėjęs, taip, kažkas biški va taip. Tai labai svarbu yra tikrai pasižiūrėti į save iš šono, kad čia yra problema rimta ir ją reikia labai smarkiai spręsti, nes nieko gero nebus. Bet ir šiaip smagu girdėti, kad kaip suprantu, paskui pati išėjai, ar ne, iš to, ar turėjai kažkokios ir pagalbos? Gal? Tai kreipiausi į psichiatrę, nes prieš tai buvo tik tais psichoterapija, bet aišku, ten kaip ir nesprendi tiesiogiai tokių problemų, ten sprendi, sakykime, požiūrį į situacijas ar ne, streso valdymas, bet jau kai jau tikrai buvau gilioj duobėj ir nebesutvarkiau su savim, kreipiausi į psichiatrę ir išrašė vaistų ir, sakau, tie vaistai labai padėjo. Tai dar vienas toks, ne tai, kad paskatinimas, aš, kaip sakant, šiek tiek gailiuosi, kad aš anksčiau tų vaistų nepradėjau vartoti, nes per trumpą laiką jie tikrai tave, sutvarko ir tu vėl tampi žmogus, tu vėl racionaliai, adekvačiai pradedi mąstyti ir matyti pasaulį. Nes man nuo tos nemigos būdavo, labai keistų minčių. Man gal ne tai, kad panikos tokie atakos buvo, ne panikos, bet tokie, aš bijodavau eiti į viešumą, man pradėjo staiga nepatikti atviros erdvės, man labai nepatikdavo eiti gatve, atrodydavo, kad mane stebi, ta prasme tokie, paranojos netgi kažkokie momentai buvo pasireiškę ir, aišku, čia sakau, viskas susiję, stresas ir nemiga. Tai va, ir tie vaistai padėjo, bet labai tikiuosi, kad šio mūsų tinklalaidės šios metu išgirsite daug naudingų patarimų, kad apsieisite ir be vaistų. Tai va, atsiprašau, vis nutraukinėjau tave, Agne, tiesiog sakau, labai jautri asmeninė tema, tai noriu gerai apie ją pasigilinti. Taip. Tai kaip tas miegas veikia mūsų, miegas ir nemiegas, veikia mūsų biologinį amžių iš ilgamžiškumo perspektyvos? Tai, kai kalbam apie biologinį amžių, tai iš esmės tai nėra, ar ne, mūsų amžius pase, tai labiau ląstelių lygmenį. Organų, ląstelių amžius. Taip, miegas čia, veikia kaip pagrindinis, ar ne, praktiškai dalykas, kas tą nulėmė, būtent dėl to, kad giliojo miego metu atsistatinėja audiniai, regeneruojasi ląstelės, audiniai, laisvieji radikalai šalinasi iš organizmo. Tai toksinai visi kepenys dirba. Naktį, kai mes miegam, tai kepenys ten, kaip darbuojasi. Taip, ir iš esmės sakoma, kad beveik visi tikriausiai procesai dvigubai greičiau vyksta miego metu negu kai mes esame prabudę, ar ne, to prabudimo metu. Vienareikšmiškai labai svarbu ir dabar, kai kalbam apie telomerus, ar ne, tai būtent tai irgi vyksta giliojo miego metu ir kai miego trūksta, tai realiai trumpėja telomerai, kas takoja amžėjimą ankstyvesnį. Būtent, tai sakykime, tai miegas čia yra vienareikšmiškai, kai kalbam apie biologinį amžių, tai yra vienas svarbiausių dalykų, bet įdomus faktas yra tas, kad, tarkime, tyrimai rodo, ar ne, kad, sakykime, biologinis amžius stipriai mažėja arba telomerai trumpėja stipriai, kai miegame 6 valandas ir mažiau per naktį. Ar ne? O negu, tarkime, tyrimai rodo, ar ne, tarp viena grupė žmonių, kurie 6 valandas ir mažiau, ir kiti buvo lyginami, kur 7-8 maždaug valandas, ar ne? Tai žodžiu, senstame žymiai greičiau, jeigu miegame mažiau nei 6. Riba, žodžiu, yra 6. Taip. Bet kelios gerai pamiegotos naktis iš esmės vėliau parodo, kad, vėl geresnius rezultatus ir ląstelių ilgis, tarkime, gali būti panašesnis į jaunesnio žmogaus. Tai nėra taip, kad, tarkime, mes kažkurį laiką pamiegom, nes irgi dažnai žmonės labai išsigąsta, ar ne, kad jau nežinau, 2 mėnesiai blogai miegojau ir dabar jau viskas, ar ne, visos ligos, ar ne. Tai iš tikrųjų čia yra lėtinis dalykas. Jeigu labai ilgai mes jau sistemingai miegame mažai valandų, tai čia gali būti net ir 10 metų, ar ne, labiau mes apie tokius skaičius gal kalbėtume, sakykime, tikrai virš 5 metų. Tai nėra, kad keli mėnesiai turėtų tokią įtaką. Keli mėnesiai gali mums turėti ne kiek gal
pasekmės ne kiek būtinai neatstatomam ląstelių lygmenį, bet labiau gali būti, kad mes pajaučiam tokius paviršutinius miego trūkumo simptomus, ar ne, kurie iškart pasijaučia. Sunkumas susikoncentruoti, nuotaikos svyravimai, impulsyvumas, kažkoks neteisingas maisto pasirinkimas, gal depresyvi nuotaika, ar ne, tai sakykime, tokie iškart jie pasimatytų dalykai. O jau, kai kalbam apie rimtesnius dalykus, tai čia 5+ jau gal metų, sakykime. Kaip gerai, nuraminai, nes aš pergyvenu, mano ten apie metus tas periodas turbūt nemiego tęsiasi. Galvoju, kiek aš sutrumpėjau per tą laiką. Taip, bet šiaip atsistato šitie dalykai tikrai kažkiek, na ir bent jau, nežinau, gal tu iš savo praktikos daugiau apie tai irgi gal ar žinai, bet tyrimais, kuriuos aš remiuosi ir kuriuos esu skaičiusi, tai na, kol kas tikrai parodo, kad čia yra ilgalaikė pasekmė, ar ne, tokia na, ilgo laiko nebegojimo. Tai va, viskas gerai, jeigu tik tais keletą naktų tenais nepamiegojot, viskas tvarkoje, žodžiu. Tai dar tikrai ne tragedija. Magnis. Tai vienas svarbiausių mineralų žmogaus organizme, kuris dalyvauja daugiau negu 300 biocheminių reakcijų, atsakingų už nervų sistemos veiklą, raumenų atsipalaidavimą, energijos gamybą ir net hormonų pusiausvyrą. Deja, labai dažnai su maistu gauname nepakankamai magnio, net jei mityba ir subalansuota. Daugiausiai šio mineralo randama grūdinėse kultūrose, o dėl dažnos sėjos dirvožemis yra nualintas ir jame tiesiog nespėja atsinaujinti mineralinės medžiagos. Magnis būtinas tiek vyrams, tiek moterims, tiek vaikams. Vidutiniškai rekomenduojama paros norma yra apie 300–400 mg, o nešiosioms jo poreikis dažnai ir padidėja. Todėl tinkamai parinkta magnio forma gali būti ypač naudinga. Magnio trūkumą galima atpažinti iš nuovargio, miego problemų, raumenų trūkčiojimo, padidėjusio streso ar miego sutrikimų. Zenju Stressless magnio papildas išsiskiria tuo, kad jame yra naudojama ypatingai gerai pasisavinama magnio forma – magnio bisglicinatas, kartu su vitaminu B6 ir aminorūgštimi L-tianinu, kurie veikia sinergiškai ir padeda palaikyti nervų sistemą, mažinti įtampą, gerinti miegą ir skatinti natūralią organizmo ramybę. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori ne tik papildyti magnio atsargas organizme, bet ir ilgalaikės streso kontrolės, gilesnio, saldesnio miego ir ramesnių minčių. Tikrai dabar jau kas aišku, kad tas iki 6 valandų miegas kenkia, tai šito reikia jau vengti iki velnio kryžiaus. O kaip dabar yra su persimiegojimu? Ar kiek vis tik yra optimalus miego laikas ir ką daro persimiegojimas žmogui? Tai šiaip optimalus suaugusiam žmogui valandų skaičius per naktį yra 7–9 valandos. Tai toks yra tas nustatyta riba. Kartais gali būti, kad taip pat yra vadinamas miego sutrikimas, ar ne, kai norime daugiau miego negu rekomenduojama. Čia jau kalbam apie 10+ valandų. Bet, na tai vėl, kiekvienas miego sutrikimas tiesiog kažką rodo apie mūsų organizmą, ar ne, ir veikia vėlgi neigiamai, net jeigu ir tai yra per daug valandų, ar ne, nes tuomet dienos metu mes dažniausiai miegosime tikriausiai dienos sąskaitą, tai vėlgi mūsų organizmas turi spėti atlikti įvairias funkcijas tiek nakties metu, tiek dienos metu, ar ne? Tai įtakoja, cirkadinis ritmas lemia visą šį ciklą. Tai vėlgi, jeigu miegosim dienos sąskaitą, tai vėl tuomet kiti hormonai, pavyzdžiui, ar ne, negalės atlikti pilnai, neturės pilnai laiko prasisukti ir, automatiškai neigiamas poveikis. Čia kalbėčiau tikriausiai apie kokį kortizolį, ar ne, kuris nakties metu turėtų būti žemas, o būtent dienos metu turėtų būti aukštas. Kilti nuo 6 maždaug 8 ryto, ir jeigu mes miegam tuo metu sistemingai pastoviai, ar ne, ir keliamės vėliau, kas tikriausiai dažniausiai ir įvyktų, ar ne, tai vėlgi rizikuojam, kad tiesiog neatsistatys pakankamai, ar ne, į savo vietas hormoninę visą pusiausvyrą. Tai dažnai matau, kad su ilgesniu išmiegojimu, tai
vėlgi būna žmonės neteisingai vertina, tai, sakykime, sako, ar ne, kad vat, aš tai, jeigu ne žadintuvas, tai galėčiau miegoti, ar ne, ir visada sunku kelti, savaitgaliais galiu miegoti ten po 10-12 valandų, ar ne, bet labai dažnai tai būna miego trūkumo požymis, ar ne, kad tiesiog savaitės metu miegas nebūna arba kokybiškas, neišmiegam pakankamai valandų, ar ne, kažkuri šita pasiekmė gali lemti tiesiog, kad mes po to įsivaizduojam, kad mes norim labai daug miego, ar ne, bet kai susidėliojam savo teisingą miego ritmą ir gaunam pastoviai reikiamą kiekį valandų, tai yra 7-9 valandas, dažnai ir tas susireguliuoja dalykas, kad nebejaučiam poreikio išmiegoti po 12 valandų, ten pavyzdžiui savaitgaliais ar ten, kai turim galimybę. Visiškai pritariu, nes man anksčiau būdavo tas, kur ten savaitės dienom nemiegu, savaitgaliais ten iki 12 valandų, o dabar, kadangi labai pastovus yra miego grafikas ir aš visą laiką einu miegoti ir atsikeliu tą pačią valandą praktiškai ir savaitgalis, ar netgi iš tikrųjų po kažkokio vėlesnio užsisėdėjimo yra tas, kad ten 7:30, 8 ir aš natūraliai nubundu. Ir jo, tai organizmas natūraliai viską pats labai susidėliojas, kai yra rutina. Taip. O kaip yra su, žodžiu, toks atvejis, žmogus, sakykime, įmiega ir prabunda ten kokią 5 ryto dėl kažkokių priežasčių, ar dėl natūralios vidinės priežasties, dėl kortizolio to spaiko, ar ne, ar ten gal kažkoks gyvūnas pakrepždėjo prie durų. Ir išsibudina, jaučiasi visai, gerai išsimiegojęs jaučiasi, reiškia, pataikiai kažkokį ten tą miego ciklo tinkamą laiką. Ar verta eiti ir dar save migdyti porai valandų, jeigu paprastai, pavyzdžiui, keliesi 8? Ar vis tik tais jau tada geriau yra keltis ir pradėti dieną ir nebandyti damiegoti per prievartą ten tų kelių valandų? Kaip šitą situaciją spręsti, nesuprantu? Čia gal priklauso dar ir nuo būtent konkretaus laiko, kada pabundam ir ar tai yra pastovus laikas, kada visada atsikeliam, ar tai čia vienkartinis dalykas. Vienkartinis, pavyzdžiui, ne? Tai jeigu tai yra kažkas arčiau jau 5-6, tai tada vienareikšmiškai keltis ir pradėti dieną. Jeigu tarp 3:30 ir 4:30, gal nebūtų tikslinga, nes greičiausiai, kad per mažai miego apskritai gavom, dar turim galimybę išmiegoti, mažiausiai vieną pilną ciklą, tai kurio gali mums pritrūkti ir dar reikėti. Tai 3:30 dar yra gal per ankstyvas laikas, bet nuo labiau 5-5:30 visiškai gali būti geras laikas pradėti dieną ir ypač jeigu taip jaučiamės, tai galbūt tikrai negerai būtų ten gulėti lovoje ir dar bandyti save priversti miegoti. Tai gerai, tada viską teisingai darau. O vat užsiminė apie miego ciklus, tai papasako, kas tai yra, kiek jų būna per naktį ir apie tas miego fazes iš tikrųjų, kad klausytojai geriau susipažintų su miego fiziologija. Taip. Tai, miegas nėra tolygus, ar ne, visos nakties metu, tai vat kaip ir paminėjai, mes pereiname skirtingas fazes miego metu, tai, sakykime, vardinamos dažnai yra 4 miego fazės ir REM miegas, ar ne, toks kaip atskiras. Arba kiti suskirsto tiesiog į 2 kategorijas, tai vadinasi ne REM miegas ir REM miegas, ar ne, tai ir būtent šios, sakykime, 5 fazės, ar ne, sukasi ratu, atitinkamai po tam tikrą procentą bendrai ar laiką, ar ne, kiek kurioje praleidžiame ir viso vienas ciklas trunka 90 minučių. Tai galbūt taip pradėčiau, ar ne, pirmoji ir antroji miego fazė, tai mums yra svarbi tuo, kad tai yra negilusis miegas, mes įkrentam po truputėlį ir įkritinėjam į gilųjį miegą, ne? Tai būtent negiliojo miego metu atsipalaiduoja mūsų raumenys, kūnas, dažnai gali pasikartoti kaklo žandikaulio judesiai tokie, ar ne, pavyzdžiui, visiems pažįstamas tas trūkčiojimas toksai, ar ne, kai tik užmiegam, tai čia būtent ir vyksta toj pirmoji, antroji miego fazė, kai pradedam po truputį atsipalaiduoti. Tuomet pereinam į gilųjį miegą, tai čia kūno temperatūra būna žemiausia, smegenų bangos tokios ilgos, ar ne, ir paviršutiniškos, ar ne, va tokios. Tai mūsų kūnas
tuo metu vyksta audinių atsistatymas, regeneraciniai įvairūs procesai, tai gilusis miegas yra be galo svarbus mūsų kūno atsistatymui. Augimo hormonas šitoj fazėje. Taip, būtent. Tai ir tuomet iš giliojo miego mes perinam į REM miegą. Tai būtent REM miego metu, tai čia REM tai yra Rapid Eye Movement, ar ne? Tai būtent pasikartoja akių judesiai, tai jeigu žiūrėtume miegantį žmogų, tai matytumėm, kaip juda. Per filmus tikrai visi matėt ten. Arba pas gyvūnus kartais matosi. Taip, visiškai. Tai būtent REM miego metu vyksta sapnavimas, tai tuo metu smegenys yra aktyvios, o kūnas yra paralyžiuotas. Ne, tai būtent ir yra sakoma, kad tai vyksta tikriausiai todėl, kad mes neveiktumėm pagal savo sapnus, ar ne? Tai kūno mes pajudinti negalim, bet smegenys yra aktyvios tuo metu. Tai taip ir sukasi mūsų miegas, per vieną naktį mes pereiname maždaug 6 ciklus miego, pabūdami kiekvienoj fazėje. Tai būtent gilusis miegas aktyviausias yra pirmoji nakties pusėje, REM miegas yra aktyviausias paryčiais ir antroje pusėje. Todėl mums yra svarbu atsigulti laiku ir atsikelti laiku. Atsiprašau, kad turiu pertraukti šį įdomų pokalbį, bet noriu jūs pakviesti užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Nes laukia dar labai daug įdomių laidų apie mitybą, sportą, kvėpavimą, miegą ir net žmogaus psichologiją. O visai Zen You komandai tai yra didžiulis įvertinimas už jų darbą. O dabar kviečiu žiūrėti pokalbį toliau. Tai va čia turbūt yra viena iš pagrindinių taisyklių, ar ne? Miego higienos yra eiti vienu laiku miegoti ir keltis vienu laiku. Čia idealus tas atvejis. Taip, visiškai ir čia, kad ir kaip banaliai skambėtų, ar ne visur jau girdėta ir vis tikrai jau aš kam jau pasakau, ar ten ir konsultacijos metu, tai vis tiek visada pradedam nuo tvarkingo miego grafiko, ar ne? Tai grafikas jis gali skirtis kiekvienam žmogui. Nėra jo tokio, jeigu bendrai sakyčiau, ar ne? Paklaustumėt, koks yra idealiausias laikas. Tai sakyčiau 22:30. Ar ne? Yra pats tobuliausias laikas atsigulti miegoti. Bet čia yra, jeigu mes neturim jokio miego sutrikimo. Tai visiškai bendrai sveikam žmogui taip. Dabar jeigu mes kalbam apie miego sutrikimus, čia jau prasideda įvairesni dalykai, tiek dėl atsikėlimo, tiek dėl nuėjimo miegoti, tai jau individualiai. Bet kai kalbam apie miego grafiką, kadangi išėjo ta jau kalba, tai aš labai noriu paminėti, kad iš tiesų dėl miego nereikia gyventi dėl miego, ar ne? Ir pavyzdžiui, nes užsikuria kiti dalykai, tai mes jau gal pradedam ir pergyventi išėję kažkur, ar ne, kad man jau laikas eiti miegoti, o čia aš kažkur vaikštu ir panašiai. Tai iš esmės atsikėlimo pastovus laikas yra žymiai svarbesnis nei nuėjimo miegoti laikas. Tai net jeigu ir, tai mes tokia auksinė taisyklė jau visiškai būtų 5 kartus per savaitę atsigulti tuo pat metu, bet 2 visiškai laisvai, kaip jau ten gavus ar ne, ir dėl to tikrai nepergyventi, bet yra svarbu atsikelti tuo pat metu. Visus 7 kartus. Taip. Kartais rekomenduoju taip, pavyzdžiui, savaitgalę, ne, labai noris ten biškį pagulėti, pamiegoti jo. Tai tobulas grafikas dar galėtų būti, pavyzdžiui, šeštadienį atsikeliu 45 minutėm vėliau, o sekmadienį 20 minučių vėliau. Ir tą pirmadienį vėl keliuosi laiku. Tai yra pakankamas laikas, kad aš nenukrypčiau nuo savo grafiko ir kodėl dar tai yra svarbu, nes aš tikiu į tai, kad mes galim daryti dalykus tik tada, kai mes suprantam logiką po tuo, ar ne? Tai yra svarbu dėl to, kad mūsų miego spaudimas kaupiasi 16 valandų. Ne? Tai reiškia, kad nuo mūsų prabudimo, kai mes jau pramerkiam akis, išlipom iš lovos, mūsų laikrodis vidinis pradeda skaičiuoti 16 valandų. Ir tik tai po 16 valandų mes norėsime miego ir būsim pakankamai pavargę. Tai ilgas pamiegojimas
kokią pasekmę mum turi, ar ne? Pavyzdžiui, tarkim, net yra sekmadienio nakties sindromas, toks jau sutrikimas, ar ne, žinoma. Tai kai iš šeštadienį į sekmadienį pamiegojom, pavyzdžiui, ten ilgiau, 10-12 valandų, natūraliai atsikėlėm ten 10, pavyzdžiui, dienos, ar ne, pradėjom tada dieną ir pirmadienį, kadangi reikės į darbą, tai tai jau laiku įsimiegoti, ar ne? Ir vėl mes lovai, pavyzdžiui, 10 arba 11. Nesinori. Taip, o miego nesinori. Ir normalu, kad nesinori. Ir nesinorės dar iki 2 nakties maždaug. Todėl, kad dar 10 vakaro yra praėję tik 12 valandų, ar ne? Neprispaudė dar visiškai. Ir tada mes gulim lovą iki 2 nakties, negalim užmigti, gali net ir užsisukti nerimas jau, prasidės mintis, o Dieve, kas man, ar čia tas, tada atsikėlėm ryte, esam nedamiegoję, bet gal pasisėjo mintis, kad tarsi negalėjau užmigti, įdomu dėl ko. Kitą naktį atsigulu į lovą, jau jausdamas dažnai gal net nerimą, kodėl tai atsitiko. Ir vienu žodžiu, savo pats gali išprovokuoti nemigą iš esmės, nors jos net nebuvo, ar ne? Nes jau nerimas sukelia nemigą ir, žodžiu, užsikūrė mechanizmas. Tai aš tokia kaip pagrindinė, gal net ir taisyklę visada mėgstu pabrėžti, kad 16 valandų. Ar ne? 16 valandų skaičiuoti. Jeigu neturim jokio miego sutrikimo, gali būti, kad ir 15 valandų mums yra visiškai optimalu, bet jeigu skundžiantis bent kažkokią nemigos formą, ne mažiau 16. Kaip įdomu, šitos skaičiaus niekada nebuvau iš šitos pusės žiūrėjus. Taip. Ir čia tikrai yra vienas didžiausia pokytį turinčių dalykų, kai kalbam apie miego ritmą arba nežinau, miego sutrikimus, ar ne, kai norim juos spręsti, tai būtent 16 valandų taisyklė būtų gal pagrindinis dalykas, sakyčiau. Labai tikrai įdomu, apie miego sutrikimus dar pašnekėsim, bet dabar dar tas klausimas tikrai labai dažnai ir manęs klausia draugai, žodžiu, kaip yra su tais vyturiais ir pelėdom. Ar čia tie miegotojų tipai iš tikro egzistuoja, ar čia yra mitas? Ar jį įmanoma pakeisti, ar jis yra genetinis, jeigu egzistuoja? Kaip apie šitos dalykus? Ką gali papasakot? Tai taip, čia yra vadinami chronotipai, ar ne? Ir kad mes, kiekvienas žmogus priklauso kažkuriam tais chronotipai. Tai populiariausi ir geriausiai žinomi ir yra vyturys pelėda, bet dabar jau daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad yra daugiau nei 2 chronotipai ir jau 4 skirsto, ar ne? Tai jos išskiria tokius kaip delfinas, liūtas, meška ir vilkas. Oho, papasakok, kokie čia? Jo, taip, pavyzdžiui, delfinas, ar ne? Delfinai yra tokie perfekcionistai žmonės, mėgstantis, nebūtinai mėgstantis, tiesiog jie taip veikia, ar ne, psichologija, dažnai permastantis įvairias detalės, dalykus, ar ne, pavyzdžiui, ten situacija baigėsi, bet lovai atsigulus dar vis ten suka. Taip, būtent, geriausias apibūdinimas. Tai. Ir dažniausiai delfinai turi didžiausią polinkį nemigai. Taip jau yra, dėl charakterio savybių. Ne, tiesiog, kad taip, būtent, nes tu tiesiog nori, kad viskas būtų puikiai tobulai, o gyvenimas taip neveikia, ar ne? Tai visada iššūkiai yra ir panašiai. Tai tarkime, čia tokios charakterio būtų savybės. Tuomet, tarkime, ir apie delfinus dar galiu paminėti tai, kad dažnai delfinai skūsis nemiga, ar ne, arba bendrai fragmentiškų kažkokiu miegu ir panašiai, tai dažnai norės atsigulti miegot anksčiau, nes tarsi esu nepailsėjęs ir man reikia gauti miego ir vėl užburtas ratas, nes to gauti nepavyks. Tai mano rekomendacija delfinams, jeigu kažkas klausot ir save čia atpažįstate, tai yra nenueiti niekada anksčiau miegoti. Delfinai gali funkcionuoti su mažai miego. Tai realiai 7 valandos yra, čia jau maksimumas visiškas, ką gali net kartais 6,5-7 gali būti puikus, nors ir atrodo, kad ne, bet iš tikrųjų tikslas yra gauti kokybiškai nepertraukiamas. Optimaliai. Taip. Tiesiog mažiausiai, kiek įmanoma, tarkim 7, ar ne, būti ant pačios ribos šito skaičiaus, bet, žodžiu, gauti nepertraukiamą miegą, tai jis tuomet yra kokybiškas, įvyksta visi procesai, kurių mums reikia miego metu, mes esam pilnai atsistatę ir be nemigos, ar ne? Tai dažnai gali būti nuėjimo miegoti laikas netgi ir 11:30. O, matai, kaip čia įdomiai.
Čia keičia visą mano pasaulėžiūrą, ne man asmeniškai, bet mano aplinkos žmonių, iš tikrųjų, wow. Taip, Labai įdomu. ir čia tas tikrai taip yra. Tuomet yra liūtai. Liūtai yra žmonės tokie, kur ambicingi, daug pasiekiantis dažnai gali būti, ar ne, tokie iniciatyvūs, sakykime, na, kur, pavyzdžiui, darbo vietoje, tai dažnai imsis darbų, kai niekas jų net Proaktyvūs. neprašo. Taip, būtent. Nu, lyderiai tokie, Taip, liūtas karalius. Taip, tai vat, liūtų iš tikrųjų yra labai mažai žmonių procentaliai, jiems priklauso apie 10 kokį procentų tik tai. Išskirtinis dalykas, kuo jie pasižymi, tai nori miegoti natūraliai labai anksti, tai tarkime apie 9 vakaro ir natūraliai be žadintuvo patys atsikelia 5 ryte. 5 AM club. Jo, va būtent. Ir tie žmonės yra parašę šias knygas, bet jinai netinka plačiai visuomeniai. Tokių žmonių yra labai mažai. Jeigu žiūrint tik tai iš to žmogaus ar ne, kuris parašo, pavyzdžiui, tokią knygą arba propaguoja tokį gyvenimą, tai jam tinka, bet jis priklauso labai mažam ratui žmonių, ar ne? Ir gyventi ne pagal savo chronotipą yra labai sudėtinga. Tai yra nuolatinis laužimas savęs. Wow. Kai mes gyvenam, žinodami, kas mes esame, mes galim pagal tai pritaikyti viską. Mitybą, nuėjimo miegoti laikus, atsikelimo, sporto laikus ir panašiai. Tada viskas yra pagal mus, ne prieš mus, ar ne? Ir kaip ir viskas gyvenime, kai mes einam su flow, tai tada mums yra lengva, o gyvenimas yra apie lengvumą, ar ne? Mes tada nuveikiam daugiausiai, esam produktyviausi, tada, kai mūsų organizmas tą mums sako. Tai net yra, gal neišsiplėsiu apie, ten, sakykime, plačiau apie tos laikus, bet yra laikai, ar ne, netgi kuriam chronotipui yra geriausia veikti įvairius dalykus ten, sakau, kaip susikaupti, sportuoti ir panašiai. Tai gal tiesiog liūtas, kaip ir sakiau, pasižymi tuo, kad natūraliai nori anksti miegoti, ar ne, nepriverstinai ir kelias. Čia labai irgi fainas tas tavo pasakymas, nes kad ir kaip, ir daugelis tikrai žmonių tokių kaip aš yra, kad, nu taip, dabar miegas pirmoje vietoje ir aš tikrai prioritizuoju jį, bet viduje yra kaltės jausmelis šiek tiek, kad nesikeliu anksti, ten 5, prisiskaičius tos knygos ir ten nedarau visų dienos darbų nuo 5. Aišku, aš dirbu su tuo ir gerai dirbu, nes tikrai miegu sąžininkai iki 8, bet dabar tu nuraminai, kad iš tikrųjų, nu, ne tas chronotipas reiškia, nes yra, man asmeniškai yra sunku keltis tą 5. Bandžiau aš, taip, būni produktyvus, nuveiki, bet po to būni kaip širšė. Taip, ne, ir realiai liūtams irgi yra rekomendacijų, kaip sudėlioti savo gyvenimo grafiką, kad jis būtų panašesnis į kitus chronotipus, ar ne? Tiesiog tą įmanoma keisti, tu jo visiškai nepakeisi, bet gali priartinti prie normalų. Nes gyvenant kaip liūtui, tai tu tuomet iškrenti iš kitų dalykų, socialinis tavo gyvenimas visiškai nukenčia, ar ne? Tai kas... Taip, visiškai, tai vakarienė, susitikimai. Šeima. Taip, viskas vyksta, vis tiek ir vakariniai pusėje nesikelia didžioji dauguma žmonių, ar net 5 ryte. Tai ir tas, nu, socializacija nevyksta 6 ryte, ar ne? Tai tiesiog taip jau yra. Tai vėlgi, o kaip mes žinom, ar ne, tam pačiam ilgaamžiškumui ir panašiai, tai tas socialinis bendruomenės aspektas yra be galo svarbus, gal net... Svarbiausia. Taip, būtent. Gal net ir svarbiausias. Taip. Miegas. Ar santykiai, miegas ar santykiai. Viskas proto ribose. Tai va, bet kelis dar gal paminėsiu vis tiek, ar ne, kad jau... Tai tuomet yra meška. Meškai priklauso 50-55 procentai pasaulio žmonių, tai daugiausiai, ar ne, sakykime, procentaliai, tai meška gyvena pagal tokį natūralų saulės ritmą. Aš meška grina tada reiškia. Tai va, daugelis iš tikrųjų mes esam ir aš irgi visiškai, ar ne, kur apie ten 10, 11 natūraliai užsinori miego ir geriausia keltis ten tarp 7-8, kažkas tokio, ar ne? Tiesiog natūraliai tai veikia ritmas, tai iš tikrųjų tokių žmonių ir yra daugiausiai. Tai ir geriausia yra tuomet būtent palaikyti tokį natūralų savo ritmą, kuris mums yra priimtinas. Sportuoti meškoms beje geriausia yra maždaug tarp 8 arba ryte, žodžiu, atsikėlus
rytiniam valandom arba po darbo vakare, sakykime, to po darbo, tai tokiu tipiniu, ar ne, ten apie 6. Pavyzdžiui, tai kai dar lieka pakankamai laiko iki nuėjimo miegoti ir toks dienos užbaigimui. Tai va. Ir yra vilkai. Vilkai tai yra artimiausi pelėdoms, ar ne, mums žinomoms. Tai ir taip pat dar palyginu, kad kaip geriausiai atsiminti, kas yra vilkas, tai toks paauglys, ar ne, nu vat, kur miego užsinorės 1-2 nakties, o keltis 10 vos prikelsi, ar ne. Tai čia jeigu taip vilkas, jeigu jam leistum, tai jis gyventų vat, maždaug tokiu ritmu. Aišku, aš nekalbu apie tai, gal kai ten išsiprovokuojam savo kiekvienas pelėda galim tapti, jeigu skrolinam telefoną arba žiūrim serialus, ar ne, tai čia jau įpročių dalykas labiau negu pelėdiškumas, ar ne, ar panašiai. Bet šiaip pas vilkus, tai tarkim, jeigu čia labiau imčiau paauglius, ar ne, nes mūsų chronotipai per gyvenimą keičiasi. Ne, jie keičiasi ir paskui vėliau ten nuo kokių 25 metų gal jie jau ir apsistoja vienodai. Bet nors ne, paskui irgi keičiasi, nes senatvėje labiau jau į liūtus ten panašėjom. Tai anksčiau viskas taip, sukasi laikrodis. Taip. Tai va, bet pavyzdžiui, jeigu įmant vilką, tai tiesiog natūraliai pas šios žmonės melatoninas pradeda gamintis vėliau. Tiesiog, ar ne, ne 9-10, pavyzdžiui, užsikuria procesas, bet labiau 11-12 ir natūraliai tu pradedi norėti miego tiesiog vėliau, vėlesnėm valandom ir automatiškai tada kortizolis nenustoja gamintis, ten, nepradeda tai yra gamintis, ar ne, ankstyvom valandom. Na ir vienu žodžiu, kitoks truputėlį gaunasi grafikas, bet kiekvieną chronotipą galim adaptuoti prie optimalesnio, normalesnio per gyvenimo būdo įpročius. Tu iš tikrųjų visai netikėtai atsakėjai vieną mano bičiulio artimo klausimą, nes aš jam sakiau, kad turėsiu su tavim tinklalaidai įrašinėti ir sako, tai labai gerai paklaus, sako, paklaus, ką man daryti. Jisai irgi labai longevity domisi žmogus, žodžiu, ir sako, aš negaliu nueiti anksti miegoti, nors tu ką, 12-1, sako, aš tikrai vakare būnu aktyvus, man taip gerai dirbasi vakare, pagrindinius darbus daro vakare ir sako, bet tada automatiškai miegu daug ilgiau tenais iki 9-10 ir sako, baisiai pergyvenu, kad čia prieš tą longevity visą protokolą. Bet tai vat ir atsakai, gal jisai tikrai yra genetiškai, chronologiškai tas vilkas ir jam taip geriausiai veikia ir nereikia visiškai savęs laužyti ir per prievartą į tekstą miegoti. Reikia, kad bent jau nueitume miegoti iki 12. Iki 12, ar ne? Jo, taip, vienareikšmiškai, tai toks 11:30, sakykime, būtų jau toks pats vėliausias laikas, vis tiek norim gauti bent 90 minučių giliojo miego, ar ne, vat kada jis yra aktyviausias. Nu, tai vat iki 2 valandos nakties jau norėtumėm tikrai, ir aišku, kuo daugiau mes praleidžiam miegodami pirmoji nakties pusėj, nu, tai iki 2, ar ne, ten kiek gaunam ciklų, 2 gal spėjam, gal 1, tai 2 yra visada geriau vienareikšmiškai, ar ne, 1,5, ar ne, čia skaičiuokim, vis tiek yra geriau, tai aš taip jau tikrai niekada nerekomenduočiau eiti miegoti 1-2 nakties, nes jau viskas. Jau tada bus aktyviausias mūsų miegas REM fazėj, tai kai kalbam būtent apie ilgaamžiškumą ar bendrai tiesiog, tai audiniai jau taip gerai neatsistato ir nesijaučiam tiesiog atsikėlę ryte, dažnai jausimės tokie, kad nesupratau, miegojau, nemiegojau. Kažkas buvo, ne, va čia tokio vėlyvo nuėjimo miegoti, tokios būna jausmas atsikėlus, ne, kad tarsi viską girdėjau, bet lyg miegojau. Tai vien dėl to, kad jau yra REM miegas aktyvus ir mes jau nebeįeinam gilyn. Tai va. Aha, tikrai, bet aš kadangi, sakau, su to žiedu turiu nemažai, virš 4 metų jau iš tikro duomenų ir vat per tuos nemigos metus, kadangi negalėdavau ilgai užmigti ir ten užmigdavau 1-2, pas mane drastiškai žemas buvo tas deep sleepas, gilusis miegas ir aš tikrai po to, sakykime, 2 nakties dalį, vat gal kažkiek pamiegodavau, bet aš atsikeldavau ir aš visiškai nesupratau, ar aš miegojau, ar kas čia iš visi vyko. Ir tikrai kažkaip atsimenu, kad labai jo ir valgy tada tenais, bet ką valgai, emocijos šokinėja, visiškai kritiškai negali mąstyti, esi labai reaktyvus, impulsyvus.
Jo, visi šitie dalykai. O dabar, kai anksti einu miegoti, aš 10 dabar esu išmokus eiti miegoti, tarp 10-11 aš jau visą laiką miegu. Ir tik padaugėjo dvigubai to deep sleep jau tenais ir 20% per naktį, kas yra jau geras skaičius, 15-20%. Ir atsikeli ir tiesiog viskas gerai, be priežasties, viskas yra gerai. Taip, tai čia savo Labai svarbu, ta prasme, jo, pirma nakties pusė, nes tas miego hormonas, atsistatymas, jo, kaip pati viską paminėjai. Taip. Nepiknaudžiauti su vėlyvom naktim reikėtų. Kaip prie kompiuterių nesėdėt, kaip paaugliai. Taip. Dar truputį papasako apie REM miego poveikį, ką jisai daro. Gilusis miegas atsistatyti biologiškai audiniams padeda, o REMas? O REM miegas labiausiai gal atsakingas yra už smegenų veiklą ir emocinius centrus, ar ne? Ir emocijoms įtvirtinti, prisiminimams dienos, patirtims labiau gal. Atminčiai, ar ne? Taip, atminčiai taip pat yra svarbu, ar ne? Giliojo miego metu taip pat vyksta ir atminties įtvirtinimas, labiau gal tokios faktinės atminties, ar ne? O REM miego metu aktyvesnis yra emocinis įtvirtinimas, kūrybiškumui REM miegas yra be galo svarbus. Tai va, tai dėl to, tiesiog tai irgi gal yra įrodymas, kad mums yra svarbios visos fazės, ar ne? Nėra nes dažnai žmonės, aš ir klausimų kokių būna gaunu, ar ne, tiesiog, apie gilų į miegą, kiek giliojo reikia, kiek giliojo, kaip tą daryti, ar ne, bet, tiesiog tą irgi reikia nepamiršti, kad viskas yra svarbu, nei vienas procesas nevyksta veltui mūsų organizme ir vieno metu kūnas atsistato, kito smegenis, vieno faktinė informacija, kito emociniai, kūrybiniai dalykai, ar ne, tai mums svarbu užtikrinti bendrai miego kokybę. Visi žinome, kad omega-3 riebiosios rūgštys yra labai naudingos sveikatai, bet kaip atskirti tikrai kokybiškus jų papildus? Zenių omega papildas išsiskiria tuo, kad jame naudojamas itin koncentruotas triglicerinės formos žuvų taukų aliejus iš laukinių ančiuvių, kuriame viena kapsulė suteikia net 750 mg EPR plus DHR kartu sudėjus. Tai yra labai didelis kiekis omega-3 rūgščių vienoje dozėje. Be to, šis maisto papildas yra be jokių dirbtinių priedų, kvapiklių ar užpildų. O trigliceridų forma užtikrina geresnį pasisavinimą, mažesnį oksidacijos riziką, be skrandžio diskomforto. Tai pažangus pasirinkimas tiems, kurie ieško maksimalaus poveikio odai, smegenims, širdžiai ir bendrai organizmo būklei palaikyti. O kas būna, jeigu atsibundi, nes kiek aš žinau, kad tas teisingas toks išsimiegojimas, žvalumas būtų, tai turi pabusti, pabaigęs tą ciklą, ar ne, tą 90 minučių, o kas būna, jeigu nepataikai pabaigti, tai būni toksai keistas, ar ne, užsimiegojęs, kaip viskas vyksta. Taip, visiškai atsibudus nelaiku, dažniausiai jausimės arba, kad yra be galo sunku prabusti, kaip iš tokios komos mus ten keltų kažkas, ar ne. Dažnai ten tada ir snūz mygtuką spaudžiam ištisai, dėl to, arba tarkime, spaudžiau snūz ir neatsimenu, kad spaudžiau. Yra buvę tikrai. Taip, tai tarsi su kūnu galiu padaryti judesius kažkokius, dažnai, čia gali būti giliojo miego metu visiškai, ar ne? Darau kažką, bet vėl iš karto mane pasiglemžia. Tai reikia 4 ryto kelti. Taip. 10 žadintuvų. Jo, visiškai. Tai dažniausiai ir bus toksai, o kai jau atsikeliam ir išsibudinam, tai gali būti jausmas, kad toks apdujęs esi, tarsi rūkas ant akių, sunku susikoncentruoti, ilgas laikas yra išsibudinimo. Tiesiog toksai, kur atrodo, žmonės sako, kad man reikia ten valandos ar kažkiek, ar ne, kol aš pradedu įsijungti. Taip. Jo, tai dažniausiai tai ir bus simptomas to, kad tiesiog nelaiku atsikėlėm, ne? Tai dėl to yra naudinga skaičiuotis, kada keltis ir kaip tą apsiskaičiuoti, tai nuo atsikėlimo laiko skaičiuoti ciklus atgal. Ne? Nes dažniausiai atsikėlimo laikas yra tas, kur yra svarbiausias, ar ne, toks konstanta. Tai reikia atsikelti 7, atsiskaičiuoju, kiek ciklų išmiegoti man čia gaunasi šią naktį ir tada turim tą optimalų. Tai dar svarbu tą yra žinoti, kad nepadaryti klaidos, tai yra pridėti užmigimui apie 20 minučių.
Taip, nes čia dažnai ta klaida įvyksta, ne, atsiskaičiuoju ciklus, bet nepaskaičiavau, kiek laiko man užmigti reikės. Tai šiaip sakoma, apie 20-30 netgi minučių reikėtų uždėti papildomai. Aha, vat prakalbam apie užmigimą, tai yra optimalus kažkoks laikas užmigimui ir kada jau skaitosi problema su užmigimu? Normalus užmigimas yra viskas, kas iki 30 minučių. Tai, sakykime, migdytis tiek laiko yra normalu, 20 iš vis jokios nėra problemos. Kartais net labai greitas užmigimas, toks kaip iki 5 minučių, gali taip pat rodyti kitus dalykus ir neigiamus, ar ne? Norėjau dėl šito paklausti. Tikrai pažįstu tokių žmonių ir liudininkė esu, nes kartu bėgu, kur per 10 sekundžių išsijungiama yra, bet neturi jokių šiai problemų su miegu, nieko, tiesiog pamoka labai gerai tamsioje aplinkoje matyti ir atsijungia. Bet kartais tai gali signalizuoti ir miego trūkumą didelį. Aha. Na, tai tiesiog sistemingai trūksta miego, ar ne? Tai vėlgi, tai gali rodys, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus, tarkime, miega 7 valandas, gal natūraliai jam labiau link 8, arba jeigu 8, gal jo organizmui ir 9 reikėtų, ar ne? Tai, čia toksai, bet ar tai yra vėlgi labai blogai, nebūtinai, aš šalininkė su to, kad nespręsti problemų, kurių nėra, ar ne? Tai tiesiog nepradėti apie viską galvoti, kur nėra dar problemos. Užmiegam, viskas gerai, išmiegu pakankamą valandų skaičių, tai gal per daug ir lysti nereikėtų. Jeigu pajusim kažkokius neigiamus kitus signalus, tai gal tada ir galima jau pradėti spręsti, gal ten yra vietos, ką dar pakeisti. Bet tiesiog, kad nėra toks dalykas, ne, kad siekiamybė yra per 3 minutės užmigti. Ne, visiškai normalu, iki 20 iš vis minučių, 30. Ok, bet jau link 30 gali truputėlį ir tokia slidi riba, kur jau pradedu vartytis, jau biškutį fiksuoju, kad ilgai nemiegu, darosi nepatogu ir va tada tas minčių chaosas, kuris ten galvoje gali užsikurti, tai va čia jau rizika tokia prasideda, nes tada tas dar labiau atitolina miegą, ir tada jau tampa vis sunkiau ir sunkiau užmigti. Prieisim dar prie technikų, kaip tvarkytis su šitais dalykais. Dar klausimas apie lytis. Ar moterim reikia daugiau miego negu vyram? Ne. Gerai. Kažkur skaičiau, nežinau, nelabai gal patikimam šaltinį, kad kaip ir iš esmės yra apie tai dabar šiek tiek jau kalbama, bet iš esmės procentaliai, kad tiek išskirti, aš nežinau, aš gal nebūčiau taip labai ant to nesiakcentuočiau, ar ne? Vis tiek bet kuriuo atveju mes neturim dar ir tyrimų tokių labai jau parodančių, ar ne, tarkime, kad kiek ir daugiau reikėtų valandų skaičių. Jeigu mes laviruojam tarp tos 7-9 valandų rėžių, tai gal aš sakyčiau, kad viskas yra, būtent, kartais ir vyram gali būti visiškai skirtingai, tai aš nežinau. Moters, aišku, su moterim yra apskritai mažai tyrimų atlikta, ar ne, ir tik dabar pradeda daugėti, mus išskiria kaip po kategoriją atskirą, ar ne? Daugiausiai tyrimų su vyrais, darbingo amžiaus, ta prasme, tikrai mokslas yra dviašmenis kardas. Tai visiškai, tai dabar tik tai pasižiūrėkit, mes pradedam kalbėti apie menopauzę, apie ciklus, kad moterims skirtingai ciklo ten metu, ar ne, reikėtų kažkokios skirtingos gal fizinės veiklos, gal ir panašiai, tai tiesiog mes tik dabar, tai Dieve. Ir pradedam priimti. Taip, tai dar gal, kad išvadų prieit, gal palaukti šiek tiek reikia, bet bendrai siūlau vadovautis ir savo fiziniais pojūčiais, ar ne? Tas irgi yra labai svarbu, kad ir matuojam, pavyzdžiui, ir su laikrodžiais, ar ne, ten ar su žiedu, ar ne, tai irgi labai svarbu nepamiršti yra ir pačiam vertinti, kaip aš jaučiuosi. Tiesiog bendrai, nes kartais per daug į kažką žiūrint, ar ne, remiantis kažkiek duomenim ir panašiai, tai mes tarsi atsikėliau ir noriu pasižiūrėti, kaip aš miegau, kad žinočiau, kaip aš jaučiuosi. Ar ne? O 94, liuks. Kažkas pasako, kaip tai jautiesi. Taip, ir tada reiškia, aš turiu jaustis tarsi gerai. Tai žodžiu, nepamiršti kartais ir pačiam tą vertinti ir žiūrėti, kad gali būti 94, bet gal aš jaučiuosi prastai, nes tai taip pat ir priklauso emocinė būsena, ar ne, ir įvairūs kiti. Ir matavimas ne visą laiką, ta prasme, teisingas ir tikras būna, gali ir klaidingai pamatuoti. Taip, žinoma, vis tiek čia yra technologija, ar ne, kažkokia, tai žodžiu, vertinti
ir pagal save, nepaisant to, esam vyrai, moteris ar panašiai. Su vienu laidos svečiu irgi kalbėjom apie tas technologijas, tai toks patarimas geras yra, žodžiu, kad atsikeli ir pirmas kelias minutės pabūni su savim, pats įsivertini, kaip gerai miegojai, žodžiu, pagalvoji ten kažkokį skaičių, kaip jauties ir tik tada pasižiūrėti. 100% pritariu. Taip, būtent, kad pareflektuoti, ar ne, pačiam, kaip jautiesi. Aš bendrai visada iš patarimų, ką duodu, sakykime, jeigu norim gerinti savo tiek ir miego kokybę ir gyvenimo kokybę, ar ne, tai nežiūrėti, neliesti jokio telefono pirmą 90 minučių nuo atsikėlimo. Sunkus šitas. Tai labai, ir vat už tai visada siūlau, tarkime, pradėti, jeigu 90 yra iššūkis, tai pradėti nuo 10, pradėti nuo 15, ar ne, tai tiesiog, kad ir labai svarbu turėti rutiną, kai turim aiškę rutiną ryte, tai tada tiesiog keliuosi, darau mankštą, atsigeriu vandens, išeinu į lauką, grįžtu, einu į dušą, darausi pusryčius, ar ne, viskas, turim valandą laiko. Realiai valanda mano buvo užimta, aš viską dariau, man net nebuvo vietos, kada pasimti telefoną. Pasaulis tikrai nesugriuvo per tą valandą. Visiškai. Ir verslo reikalai nesprogo per tą valandą. Taip, tai per tą laiką ir galime jo patys labiau identifikuoti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, kol dar nepasižiūrėjau nei žinučių, nei darbo reikalų, nei visko, ar ne, tada aš esu tiesiog pats su savim, su savo mintim, kas yra pats svarbiausias dalykas. Tonai, dienos toną taip užduodi. Taip. Čia geras, gerai, labai geras priminimas iš tikro, man ir tikiuosi jums reikia tą daryti, nes tikrai, telefonas būna pirmas dalykas, ką aš padarau ryte, net ne, dar katinai leidžiu į kambarį, kad pamurktų, bet šiaip jo telefonas. Taip, čia daugelio yra dabar šitą tokį prakeiksmas ir džiaugsmas viename. Dopamino iš karto gauni. Taip, ir iš karto emocijų. Aš ir akcentuoju ir apie tą rytą, ar ne, nes dažnai vėlgi mes girdim ir susikoncentruojam tik tai apie miego higieną, gal aš užbėgu čia už akių jau kalbėdama apie ją, bet bendrai, ar ne, miego higiena, valanda iki nuėjimo miegoti, ar ne, nėra tai svarbiausias dalykas, tikrai ne valanda iki nuėjimo miegoti, mums yra svarbiausia visa diena. Nes jeigu visa diena ir rytas yra chaotiškas, ar ne, rytą aš pradėjau nuo telefono, tada staigiai išskubėjau, išgėriau kavos, nevalgiau pusryčių, tai aš ant adrenalino esu gyva, ar ne, toliau mano visa diena užsisuko taip ratu, neturėjau laiko kada pavalgyti, ir tada vakare aš padarau miego higieną, ar ne, tam pakvepuosiu 10 minučių. Nepadės ir tada, sakom, bandžiau meditaciją, bandžiau kvėpavimą, neveikia, ar ne? Žinoma, kad neveikia ir nesuveiks, ar ne? Dar net gali nerimo daugiau sukurti, ar ne? Nes tarsi aš visa diena mano tokia yra įsitempus ir aš ten padariau 5 minutės kvėpavimus, trumpėjo tiek ta guma, ar ne? Ir dabar aš ne, mes per visą dieną viską, ką darom, tai ir turi įtakos, kaip mes galėsim miegoti. Jo, didelis uždavinys toks, dar vienas, atrodo, prie visų dienos darbų dar darbas, nestresuoti visos dienos metu, bet gyveni, žmogus mokaisi, tobulėja ir supranti, kad tai iš tikrųjų labai labai didelę reikšmę turi. Tai. Šito vietoje aš iš karto irgi noriu pasakyti, kad ar ne, dažniausiai mes ir tiek girdim ir būna patarimus, arba tiesiog ir patys savo tai perfrazuojam, ar ne, būtent tą nestresuoti, ar ne, tai gal aš sakyčiau, kad mūsų tikslas nėra nestresuoti, ar ne? Nes streso mes neišvengsim, o mūsų organizmui stresas yra viskas. Šiaip, viskas. Tiesiog reikia... Geri ir blogi dalykai. Taip, būtent. Ir organizmas neturi galimybės atskirti. Čia yra blogas stresas ir geras stresas, ar ne? Tai mūsų tikslas yra išmokti valdyti stresą. Na, tai tiesiog jo nevengti, bet mokėti suvaldyti. Tai vienas geriausių dalykų, ką mes galim padaryti ir kaip galim valdyti stresą, tai skamba itin paprastai, bet jeigu mes jį darom, jisai yra vienas veiksmingiausių. Tai yra 5 minučių pertraukėlė. Tai reiškia, pavyzdžiui, per dieną aš tokias pasidarau 3-5 minučių pertraukėlės, jeigu turiu laiko gal 10, ar ne, dar turiu laiko gal 15, toks visiškai minimumas 5, ar ne, tarkim, neturiu 5, 1 minutė tikrai bus vis tiek visada geriau negu 0, ar ne, ir tom dienom, kai aš jaučiu, kad aš neturiu laiko tokiom pertraukėlėm,
Tai reiškia, kad man tą dieną jų ypatingai reikia. Tai aš turiu jas visais būdais stengtis įsprausti. Ką veikti per tą pertraukėlę? Nieko. Bet atsisėdu ir žiūriu per langą. Nereikia pratimų kažkokių, nereikia kažkokios navigacijos, ką tenai daryti, ar ne, ypatingos meditacijos ar panašiai. Svarbiausias kriterijus čia yra patraukti telefonus, patraukti kompiuterius, tai ne su kolegom bendrauti, ar ne, tuo metu čia nesiskaito kaip pertraukėlė, ta pertraukėlė, o tiesiog pasišalinu, tai neturiu erdvės, nueinu į tualetą, užsirakinu ir sėdžiu 5 minutės, žiūriu į sieną, ar ne, kvėpuoju, permastau dieną, leidžiu plaukti. Ar ne, vat mintims ir viskas. Ir vėl grįžtu į dieną, ar ne? Tobula, jeigu tą laiką išnaudojam pasivaikščiojimui, saulės šviesoj, ar ne, labai gerai. Taip, puiku, jeigu tai yra mašinai važiuojant iš darbo į namus, jokių podcastų tuo metu, knygų, ar ne, va tas produktyvumo laikas, kur dabar labai mėgstam išnaudoti kiekvieną sekundę, tai išnaudoti pabuvimui su savim, tai yra taip pat be galo svarbu ir turi labai daug įtakos bendrai psichologiniai, emociniai sveikatai ir tuo pačiu miegui. Tikrai, taip, tada susivirškina tokia sankaupą kažkokių jausmų, kas būna įvykę ir tai viskas prasifiltruoja. Taip, aš palyginimą duodu, kaip dienos metu tas stresas susikaupęs, jisai yra kaip elastinė guma. Tiek, ar ne, yra įsitempę. Tai kai aš darau trumpas pertraukėlės, tai aš tą gumą įtempiu, atpalaiduoju, ar ne, o jeigu to nedarau, tai vakare, sakau, tam metras yra, ar ne, ilgio įsitempę, tai faktas, kad kai aš atsipalaiduoju, taip paleidžiu tą gumą ir taip jinai visai. Taip, grįžta ir tada aš prabudau, ar ne, o ko aš prabudau, tik užmigus nežinau, ar ne. Tai dėl to, kad ten yra tiek įtampos susikūrė, tai mums tikslas yra mokėti tą įtampą nuraminti, ar ne, tiesiog sumažinti dienos metu, nesistengiant būtinai streso šaltinių visų panaikinti. Kartais mes juos žinom aiškius, kartais gal ir nežinom, ar ne? Tai. Taip, labai įdomiai jau palėtei tą temą apie tos miego šiek tiek sutrikimus, bet dar paskutiniai klausimai iš tos miego fiziologijos. Man labai smalsu irgi, bet nerandu to atsakymo. Žodžiu, cirkadinis ritmas, saulės ritmas, ar ne? Kaip ir teoriškai mes turėtumėm pagal saulę gyventi, kažkiek keltis, kada jinai kyla ir eiti miegoti, kada jinai leidžiasi. Ir tiek, meškos galbūt ir šitas chronotipas, kuris taip ir daro. Bet kas būna, kai išvažiuoja į kitą šalį, pasikeičia laiko juostos, arba vasara, žiema Lietuvoje, radikaliai skiriasi, ta prasme, tai kaip tada tas organizmas reaguoja, ar reikia save versti eiti miegoti, jeigu yra 12 dienos po joninių, 12 nakties, po joninių yra vos dar nešviesu, o tu 10 eini miegoti ir yra visiškai šviesu. Tai kaip daryti tokiu atveju? Tai, iš esmės gal dirbtinai sukurti sąlygas, kurios yra tinkamos miegui, bet kuriuo atveju, dėl to, kad cirkadinis ritmas, tai taip pat jis nesikeičia, ar ne, kad tai yra 24 valandų paros ritmas, pagal kurį gyvena mūsų organizmas. Tai mes tiesiog tam tikri procesai visi, ar ne, kada gaminas melatoninas, kada kortizolis, kada augimo hormonas, jie nesikeičia, ar ne. Mūsų organizmas, jeigu kalbant apie tai, kad tarkim vasara, žiema, ar ne, apie tokį ritmą, tai nesikeičia, tai tuomet naudojam dažnai gal ir pagalbinės priemonės, kurios yra veiksmingos, kad šitą ciklą mes aktyvuotumėm ir palaikytumėm tokį patį aktyvų, tai ten pavyzdžiui vakariniam valandom visiškai prigesinam šviesas, vengiam agresyvių šviesų, lubinių apšvietimų, visokių ryškių, ar ne, ir panašiai. Tai tarkim, mes stengiamės, kad melatoninas pradėtų gamintis tuo. Taip, tiesiog, tai gal užuolaidas ten užtraukiam labiau, ar ne, žodžiu, bent jau neaktyvinam, ar ne, dar labiau. Miegamasis visiškai su blackoutais, ar ne, jeigu neturim galimybės, ar nors papildom akių raištis, ausų kištukai, tai visas šios priemonės padeda užmigti ir išlaikyti miegą. Ir
Kai kalbame apie ryto valandas, tai tarkime čia jau labiau žiema, ar ne, yra tas laikas, kai sunku yra keltis ryte ir ten 9 tik šviesu būna, tai tikrai tada efektyvu yra SAD tos lempos, ar ne, kur tiesiog 10 000 liuksų apšvietimas, kaip dykumoj būnant, ar ne. Tos red light, Aha, ne? jo, jos taip ir vadinasi, tokia stiprios baltos šviesos. Ai, baltos, Taip, raudonos. taip, raudona vakarui, Mhm. vakarui raudona šviesa yra mums tinkama, paskatina melatoniną, tai net jeigu ir turim kažkokias šiaip LED apšvietimo namuose, pavyzdžiui, būna kas, jo, tai tarkime tenai raudoną šviesą nusistačius, jinai yra vakariniam valandom labai tinkama ir skatina melatoniną gamybą. Tai jo priešinga mėlynai, ne, mėlynoji mums netinka, o raudonoji tinka. O ryte tai yra va tos SAD, ar ne, tokios kaip SAD lempos, vadinasi toksai va irgi blokelis. Ir jas pasistačius priešai save, ten yra rekomendacija berods 20 cm ar kažkas tokio dieną ryte atsikėlus pasidėti prie jos, pavyzdžiui, ten kavą geriant galima, ar ne, ryte pusryčius valgant, tai apie 10-15 minučių. Tai reiškia tokio ryškumo šviesa, kuri padeda įjungti mums vidinį laikrodį, pranešti, kad jau prasidėjo tas 16 valandų, ar ne, kad organizmas užfiksuotų, kad laikas nustot gaminti melatoniną ir gaminti kortizolį. Tai yra tos priemonės, kuriomis mes galime pasikliauti. Tai tiesiog arba natūraliai neturinčių tų visų prietaisų, tai tiesiog vakare prigesinam šviesas, o ryte maksimaliai viską, traukiam užuolaidas, degam visas šviesas, ar ne, išeinam į lauką, tai, norim užkurti. Žodžiu, tą vis tiek bandyti prigaudyti tos šviesos iš ryto. Taip. Kitaip keisti savo ritmo pagal tai, nereikėtų. Pakeičiant laiko juostas, taip pat iškart gyventi toj laiko juostoje. Ir sako, kad netgi geriau, sakykime, jeigu atskrendi ir labai nori miego, vis tiek reikia išlaukti iki tos dienos, tos šalies, kur jau atskridai vakaro, žodžiu, kad neįtim dieną miegot, kad grinai iš karto jau šokti į naują tą laiko zoną. Taip, visiškai, tai čia pats svarbiausias gal yra dalykas. Tai ten yra triukų daug, ką galim daryti, kai keičiam laiko juostas, ar ne, ten vandens daug gerti, riebalų, sako, makadamijos riešutų suvalgius, ten nuskridus 2 litrai vandens, makadamijos riešutai, ar ne, nes jie turi daug baltymų, riebalų, ar ne, tokia gera sveiko, žodžiu, riebalo tokia bomba, ar ne, kurią galim gauti. Ar tai padeda energijos, kad būtų taip, iš karto. taip, ir tiesiog tarsi tada pranešam per visus lygmenis, pranešam savo organizmui, kad dabar, pavyzdžiui, tarkim, nuskridom ryte ar dieną, ar ne, tai kad, o mūsų laiko juostai gal ten yra naktis, ar ne, vakaras, tai pranešam, kad reikia būti budriam, dabar yra diena, aš valgau, aš gaunu saulės šviesos, ar ne, tai pagal tai reaguoja mūsų organizmas ir pasikankiname kelias dienas, bet paskui gerėja prisitaikymas ir greičiau įsivažiuojam, negu kad paslystam ir nelaiku nueinam ir miegoti. Tai keli 10 vakaro? Ką čia dabar daryti? Taip, tai čia iš visų jėgų reikia stengtis, ne. Esu tokių bjaurių džetlagų turėjus, po savaitę, po pusantros gal, tai bet per tą padarytą klaidą, kur ateini, vis 8 ryto atskrendi, einu miegot. Pramiegi 6 valandas ir po to viskas sujaukta būna. Taip, tada dar sunkiau. Jo, geras patarimas. O kaip yra su kava ryte? Kada ją galima gerti? Neskaitant to, kad tuščių skrandžių nerekomenduojama, ar ne? Bet, santykėje su miegu, nuo pabudimo, kaip ten yra su kavos gerimu? Dažnai rekomenduojama porą valandų maždaug, kad praeitų nuo prabudimo, bet tai natūraliai gaunasi, kad jeigu, pavyzdžiui, mes įsivedame sveiko ryto įpročius tam tikrus, tai pavyzdžiui, tokius kaip atsikelti, padaryti mankštą, tada gal išeiti į lauką, nusiprausti po šaltu dušu, pasidaryti pusryčius ir pavalgyti juos, tai kaip ir minėjau, čia jau praeina maždaug apie valanda, gali jau net ir truputėlį daugiau. Ir jeigu mes padarėm, pavyzdžiui, išėjom į lauką ir padarėm mankštą,
dažnai tai jau veikia mums kaip kofeinas. Tonizuoja. Taip, ir mes jau net nebelabai norim iš karto tos kavos, nes dažnai mums norisi, nes norim, kad pastimuliuotų kažkas, ar ne? Tai mankšta, laukas, šaltas dušas, visus tuos dalykus padaro. Tai galbūt prasminga būtų iš karto negerti kavos vien dėl to, kad mes nenorim ant adrenalino, ar ne, tai pradėti dienos, ypač jeigu ten jaučiam nerimą, kokius simptomus, tai tas širdies ritmas padažnėjęs, jisai nėra geras mums dalykas, ar ne, gali priminti apie nerimo jaučiamus simptomus, nes jie lygiai greičiai panašus. O kaip yra su tuo laiko sukiojimu? Mes dar vis gyvenam šitoj, nežinau, kodėl pusė Europos suka, pusė nesuka, bet pas mus sukioja. Tai ta valanda kaip ir nebaisiai daug, bet vyresni žmonės pastebėjau, kad labai jautriai reaguoja, pavyzdžiui, tas pasukimus. Tai kaip su tuo tvarkytis, ką daryti, kad jau netaip jautru būtų? Taip, iš esmės gal pagrindinė rekomendacija būtų pereiti prie naujo laiko palaipsniui. Ne, tai po 15 minučių kasdieną, tai atsiskaičiuojam čia 4 kokios dienos, ar ne, yra iki naujo laiko prasidėjimo, tai 4 dienos prieš pradėti ruoštis ir 15 minučių atitinkamai arba ankstinti, arba vėlinti savo nuėjimą miegoti, toks, koks jis jau bus prie naujo laiko ir taip pat su atsikėlimo laiku. Tai žodžiu, kad nebūtų, kad vieną dieną tiesiog pasikeitė, ar ne, tas laikas. Tai galima taip, jeigu jaučiat, kad tiesiog jautriau reaguojate laiko pasisukimą. Jeigu ir taip jaučiate, kad jums užtrunka apie 1-2 dienas prie jo persijungti, tai kartais gal ir nieko labai daryti nereikia, ar ne? Tai čia toks kaip nuskridus į kitą šalį, ar ne, kur tiesiog pasikeitė 1 valanda. Tai nieko baisaus nedaro tas iš principo. Iš esmės taip, čia labiau gal individualiai irgi reikėtų atkreipdėmėsi, kaip organizmas prisitaiko. Gerai, pakalbėkime apie ne tokią smagią dalį, ne kelionės ir ne jetlagus, o apie tos miego sutrikimus, nes kelis kartus jau paminėjai šitą frazę ir tikrai tikiu, kad yra įvairių rūšių ir turbūt visai nemažai žmonių tam tikram gyvenimo etape patiria miego sutrikimus, ar ne? Taip. Tai papasako, kas tai yra, kaip tą atpažinti, kokie jie dažniausiai būna ir kaip tu padedi tos sutrikimus spręsti. Tai taip, iš tikrųjų, miego sutrikimai pasitaiko gal net dažniau negu mums atrodo, ne? Be abejo, populiariausias tai yra nemiga, populiariausias, ar ne? Populiarinai, tikrai. Jo, tai dažniausias, ar ne, toks, kuriuo skundžiasi žmonės, arba bent jau kuris labai paveikia gyvenimo kokybę iš karto, ar ne, tai yra sunkumas užmigti, sunkumas išlaikyti miegą, tai reiškia prabudimai, ar ne, ir per ankstyvas atsikėlimas, anksčiau negu norim, ar ne. Tai būtent čia nemigos pagrindiniai gal yra simptomai. Toliau turim tokį irgi kaip miego apnėja, tai irgi taip pat dažnai labai skundžiasi žmonės šios sutrikimu, tai kuris pasireiškia, gal pagrindinis toks simptomas yra knarkimas, ar ne? Bet ne visas knarkimas yra miego apnėja. Aš gal turbūt iššoksiu, turiu labai įdomios patirties ir stiprios iš tikrųjų su miego apnėja, ne aš kaip žmogus, bet aš studijavaugi pulmonologiją, tai yra plaučių ligų mokslą 2 metus. Santariškėse atlikau rezidentūrą ir mes ten turėjome miego apnėjos netgi skyrių, tokį skyrelį, ir tyrėm iš tikrųjų žmonės, pritaikydavom jiems aparatus, nes labai, fiziologija tos miego apnėjos yra, kad yra miego metu užspaudžiami kvėpavimo takai ir tas tarpas nepakankamas yra iškvėpuoti, dėl to įvyksta knarkimas. Dažniausiu atveju, retai pakankamai, ten iki 10% būna kūno smegenų centrų kvėpavimo, tas sutrikimas, nekvėpavimas, nes apnėja yra nekvėpavimas, gali atsirasti, bet didžioji dalis yra vis tik dėl kūno padėties. Ir tai ypatingai koreliuoja su kūno svoriu, paprastai ją turėdavo tikrai stambus žmonės. Tai va, ir mes, tirdavom tenai juos ir pritaikydavom tos aparatus, nes šitai lygai gydymas chirurginis labai retai yra taikomas, kad ten kažką operuotų nosį ar ten kvėpavimo takus. Paskiria tokį aparatą, namo išrašo kvėpavimo aparatą ir tokią kaukę, ir tu naktį turi miegoti su ta kauke. Jo, bet rodikliai pagerėdavo, nes jie grįždavo ten vėl pritaikymams, parametrų pakeitimams, tai
Tai va, jo, norėjau pasidalinti. Taip, tai labai Bet gerai. visai nemažai tų žmonių tikrai buvo, ką Taip, pasakyti. taip, tai čia yra ta dalis dar, kuri gydosi, ar ne? Dar didesnė dalis yra, kuri iki to net nedaeina, ar ne? Žino, pavyzdžiui, kad ten Taip. vos net ten nekvepuoja naktį, Iki po 10 minutę po sekundžių. tenais. Taip, bendros, kai. Aha. Nu, ta prasme, vienu Taip. tenai įpų. Taip. Tas įknarkimas vienas ir po to užtyla ir tenais tikrai keliasdešimt sekundžių gali nekvepuoti. Tai Taip. kokią stiprią žalą tai smegenim iš tikrųjų daro ir audiniam visiems. Taip, vienareikšmiškai. Taip. Kiti net nežino, ar ne, nes šitą miego sutrikimą tu gali pastebėti dažniausiai tik tai, kai miegi su kitu žmogum. Čia sako, kitas partneris realiai diagnozuoja. Taip, visiškai pats gali net nežinoti. Tai va, ir plus kita dalis žmonių nenori aparato, tiesiog taip yra ir toliau nesprendžia šio miego sutrikimo. Dėl toliau yra, viso miego sutrikimo yra gal apie 60 skirtingų, ar ne? Tai bet toliau yra miego paralyžius, ar ne? Tai irgi kažkaip pastaruoju metu jo aš žodžiu, seniau apie tai tik žinau, labai nedaug kas manęs apie tai klausdavo, o pastaruoju metu aš pastebėjau, kad labai daug gaunu tiek bendrai klausimų apie tai, tiek po visų konferencijų ar kur nors, kur kalbu, ir asmeninių klausimų, ar ne, ką daryti, ar ne, tai arba paūmėjimas kažkoks tai sužėjo, ar kas, dar kol kas pati nežinau, bet miego paralyžius tai yra kaip haliucinacija dažniausiai kartu yra, ar ne, einanti ir haliucinacija tai gali būti šiaip vienas tokių baisiausių miego sutrikimų tikriausiai, tai yra bendrai, kai tarsi miegu, ar ne, ir matau nesamus dalykus, vaizdus, ir iš karto tai yra su to, kad aš tarsi negaliu pajudinti savo kūno, kūnas yra paralyžiuotas, bet smegenys yra labai aktyvios ir tos haliucinacijos jos yra labai realistiškos, ne? Tai yra dažniausiai jos vyksta miegamajame, kuriame mes miegam, tai mums atrodo haliucinacijos metu, kad aš nemiegu, ar ne? Ir negaliu pajudėti. Ne, o kambarį savo matau identiškai toks, koks jis yra. O vaizdiniai gali būti labai bauginantis. Gali būti nuo to, kad kažkokios būtybės pabaisos ar ne mane ten grobia, arba gali būti, kad žmogus stovi kampe. Ar ne? Man yra buvę iš tikrųjų labai pavieniai atvejai per gyvenimą, bet nežinau, gal kokie 5 dabar, taip, jeigu taip imti skaičių. Ir visiškai vienkartiniai, pavieniai atvejai gyvenime niekaip nesusiję su kažkokiais, gal susiję, aišku, su įvykiais, bet niekaip negaliu. Taip. Va, per tą insomniją, pavyzdžiui, nebūdavo per tą periodą, tai buvo ten kažkur gal paauglystėj labiau. Tai tikrai labai labai baisus potyris, nes tikrai kambarį matai ten tas būtybės. Tai labai nemalonus. Taip. Ir bandai rėkti, kitas ir net negali rėkti. Taip. Bet tas dažnai yra toks skiriamasis bruožas, ar ne, kuris atsiskiria, kad tu bandai išsivaduoti iš tos situacijos, tave, pavyzdžiui, tempia, ar ne, už kojų, kažkur, ar ne. Ir, tai tikrai, vienas baisiausių tikrai yra miego sutrikimų, bet visi miego sutrikimai yra išsprendžiami, išgydomi, silpninami, valdomi, ar ne. Tai vėlgi vienus galima visiškai išspręsti, kitus galima išmokti labiau valdyti, sužinoti, kas gali paūminti, ar ne. Ir visus miego sutrikimus galim valdyti per gyvenimo būdo ir įpročių keitimą, adaptavimą, atpažinimą. Pavyzdžiui, sakykime, būtent miego paralyžius labai dažnai yra siejamas su labai dideliu ekranų naudojimu. Tarkime, kitas pavyzdys būtų kompiuteriniai žaidimai. Tai ne dėl to, kad ką mes ten matom, bet dėl to, kaip jie stimuliuoja mūsų smegenis, ar ne? Kaip aktyviai mes įsitraukiam į kažkokią tais, ar ne, veiklą. Kompiuterinis žaidimas, mes visiškai esam susikoncentravę ilgą laiką į tam tikrą veiklą, ar ne? Ir ekranai greitai keičiasi vaizdai ir panašiai. Tai šitie dalykai vienareikšmiškai išprovokuoja bendrai ilgas naudojimas kompiuterio, tarkim, ar ne, sėdėjimas be pertraukų. Tai kiek laiko mes susikoncentravę įbedę akis esam į ekraną, ar ne? Tai dėl to, net jeigu ir nieko pernelyg nekeičiant, tarkime, savo gyvenime, ar ne, tiesiog tai, ko galima pradėti daryti
trumpas pertraukėlės nuo ekranų. Taip pat, kad aš pasėdžiu, pavyzdžiui, 45 minutės atsitraukiu, ne, einu arbatos, kad ir kavos gal, ar ne, ten atsigerti, bet ir vėl paskui grįžtu ir vėl atsitraukiu. Gali būti minutė, 2 per langą pažiūrėti, ar ne, bet aš turiu atsitraukti nuo to ir daryti pertraukas. Tai tas mano nervų sistemai yra geriau ir tas pats liečia kitus miego sutrikimus. Tai vėlgi kelias, kaip pasveikti, ar ne, ar išeiti iš to, šiek tiek gal skiriasi, bet principai yra labai panašus. Tai ar tiesa, kad miego sutrikimų priežastis vis tiek dažniausiai išorėje slypi, mūsų dienoje? Vienareikšmiškai. Ir tiesiog reikia atrasti, kur yra ta mano pagrindinė priežastis, ar ne? Ir kartais praktiškai visais atvejais man nereikia 20 miego higienos dalykų, kad užtikrint gerą miegą. Ne? Man reikia atrasti 3, kurie yra patys veiksmingiausi ir kuriuos darant, aš užtikrinu, kad mano miegas yra geriausias. Tai tas paieškos jos užtrunka ir dėl to aš dažnai, tiksliau, visada rekomenduoju kreiptis pas specialistą, vien todėl, kad specialistas, jisai turi organizuotą informaciją ir gali sutrumpinti paieškų kelią. Ne, dėl to, kad žmonės dažnai aš bandžiau tą, ne, pabandžiau 2 dienas neveikia, 2 dienas neveikia ir panašiai. Tai žinoma, kad neveikia, nes reikia 2 savaičių, ar ne, nepertraukiamo darimo kažko, kad galėčiau eiti kažkokiu išvis išvadų pradėti, ar ne, jas kažkokias daryti. Sistemingas kažkokių įpročių įsivedimas ir darimas, tai gali sumažinti miego sutrikimų jaučiamus simptomus. O dabar kalbant, vis tik tai gal grįžtam prie tos tradicinės populiariosios nemigos, ar ne? Taip. Ir tų prabudimų naktį. Tai kokios dažniausios būna priežastis tų netikėtų prabudimų? Vienareikšmiškai aukštas kortizolio lygis, kuris lieka aukštas visos nakties metu, o tai rodo nuolatinį įsitempimą ir stresą, aktyvę simpatinę nervų sistemą, tai reiškia nesiaktyvuoja pas mus parasimpatinė nervų sistema, kūnas negeba atsipalaiduoti, visą laiką jaučiasi tarsi kažkokiam miške, kur yra pavojus, ar ne, ir viena smegenų pusė visada yra aktyvi ir jinai mus tarsi saugo. Tai dėl to mes miegam fragmentiškai, prabudinėjam ir tai gali būti pagrindinė priežastis. Įtampa, kuri susikaupia dienoje ar ne savaitėje, tai jinai pasireiškia šitaip per kortizolį. Taip, visiškai. Tai, toks dažnas, vėlgi nesakau, kad kiekvieną kartą, ar ne, čia reikėtų žiūrėti individualiai, bet labai dažnai prabudimai gali būti nuo to, taip pat aišku, dažnai ir netinkami mitybos įpročiai. Ne, tas irgi paskatina. Tai čia vėlgi priklauso dar kada prabundam. Ne, prabundam 1 nakties ar prabundam 3. Skirtingos gali būti priežastys, dėl ko taip įvyko. 1 labiau stresas, 3 labiau virškinimas. Ne, kepenys, inkstai, kažkas gali būti, dažnai kepenys gali būti apie 3 nakties, ne, tai reikėtų pasitirti, ar viskas yra gerai. Paryčiai tokie jau tenais 5-6 būna, žodžiu, kas nuo tokio alkio pajunta, tai irgi yra ženklas, pavyzdžiui, 12-pirštės žarnos opos, erozijų arba skrandžio erozijų ženklas, kai būna toksai, nežinau, ar yra tau tekę patirti, bet kai atsikeli nuo beprotiško alkio, tai nėra tikras alkis, nes tu apsiverti, pavyzdžiui, ant kito šono, pakeičia kūnas padėtį, organai truputį prajuda ir tada praeina tas jausmas, bet kai pabundi nuo to, tai atrodo, kad esi alkaniausias žmogus pasaulyje. Tai irgi rodo virškinimo sutrikimus. Tai aptarėm iš tikro miego fiziologiją, kaip viskas turi būti tvarkingai gerai, aptarėm šiek tiek patologijos, kas būna, kai vis tik negerai ir kaip tą atpažinti. Ir dabar įdomiausia turbūt dalis praktinė. Tai kokie yra svarbiausi aspektai miegant, einant miegoti, kas yra miego higiena, kokius papildus iš tikrųjų, bet nieko nepakalbėjom apie papildus, apie melatoniną, ką galvoji, tai pasakok, dalinkis. Tai pradėsiu gal nuo miego higienos, kad apskritai miego higiena tai yra teisingi vakaro ir dienos įpročiai, kurie skatina gerą miegą. Ne, tai kaip jau buvau net kelis kart paminėjus, kad mums yra labai svarbu dienos įpročiai, ne tik vakaro.
Tai patys svarbiausi dienoje, ką mes galėtume daryti, ar ne, tai gauti pakankamai saulės šviesos dienos metu, kiek yra pakankamai, tai skiriasi nuo dienos saulėtumo, ar ne, tai tarkime, jeigu turime saulėtą dieną 10-15 minučių pirmoji ryto pusėje būtų tinkamas laikas, tuomet jeigu turim šiek tiek apsiniaukusią dieną, tai apie 20 minučių pirmoji dienos pusė, jeigu turim visiškai tokią mūsų rudens, žiemos, tokią tamsią, cepelinišką dieną, tai tada yra tarp 30-60 minučių, tai toks laikas praleistas užtikrina, kad įjungiam savo cirkadinį ritmą, jis nusistato, veikia teisingai, tai reiškia suka 16 valandų ir... Bet turiu omeny, tai tiesiog, namie turim langus ar atsitraukiam užuolaidas ir tiesiog, ta prasme, ir lempas įsijungiam, čia tą turiu omeny, kad... Šiaip eiti lauką. Būtent būti saulės šviesoj, dėl to, kad kiekvienas stiklas, tarkime, pradžiai, jeigu kalbant apie stiklą, tai stiklas sulaiko labai daug saulės spindulių, tai tada, jeigu neturim galimybės išeiti lauką, bent jau stovim prie pat lango, nes, tarkim, stovėjimas toliau nuo lango, jis jau dar mažiau mes gaunam spindulių, bijau aš pameluoti tiksliais skaičiais, bet kaip vėlgi, kad įsivaizduoti, tai būtent dykumoje yra 10 000 liuksų, ar ne, kurių mums reikėtų, kad taip visiškai įsijungtų mūsų visas natūralus ritmas. Dažnai netgi gal ir pastebėt, pavyzdžiui, nežinau, Azijoje būnant, ne, kur tikrai yra, išvažiavus žiemą į Aziją, akis net bijo tokios ryškios šviesos, bet miego kokybė tikrai daug kas pastebi, kad žymiai pagerėja. Būnam daug lauke, daug saulėje, ryte atsikėlėm, aštri saulė, ar ne, vakare nusileido saulė, norime eiti miegoti. Tai toks labai teisingas ritmas atsiranda. Tai čia turėtume padaryti lygiai tą patį, išeiti į lauką. Galim į balkoną išeiti, galim išnaudoti tą laiką ryte, jeigu turim galimybę apeiti ratą, kažkur pasivaikščioti, ar ne, ten. Tai jo, taip. Ir jeigu neturim šuns, o tiesiog norim išeiti, tai aktyviai praeiti ir pabūti kuo anksčiau nuo atsikėlimo laiko, ar ne? Tai ar tai valanda, ar 5 minutės, ar 2 valandos, ar 3 valandos, bet kuo arčiau neatidėti to pasivaikščiojimo vėlyvai popietį, sakykime. Tai va, ir atitinkamai, kuo mažiau galimybių turim, tai prie pat lango, atsitraukus užuolaidas, aišku, namie daug šviesos, ir panašiai. Tai saulės šviesa numeris 1, kas liečia miego higieną, trumpos pertraukėlės dienos metu, apie kurias kalbėjau, tai vienareikšmiškai iš dienos įpročių. Pusryčių valgymas tarp 45 ir 60 minučių nuo atsikėlimo. Yra toks dalykas. Taip, vienareikšmiškai čia dėl to netinka protarpinis badavimas. Miegant, ar ne, jeigu prastai miegi, geriau... Taip, ir dažnai netgi protarpinis badavimas, tas, kuris nevalgom ryte, tas gali būti protarpinis badavimas, kai nevalgau vakare, ar ne? Kas yra labai puiku. Taip, dėl to, kad reikalauja žymiai daugiau valios pastangų, bet jis yra veiksmingas, jis yra geras, nes mes neprisivalgom prieš miegą. Ar ne? Tai kas yra svarbu mūsų kūno temperatūrai, virškinimo procesam. Tai va, o rytiniam valandom mums yra svarbu pavalgyti pusryčius, nes mūsų organizmas kelis laikrodžius turi, ar ne? Tai vienas, kuris yra mūsų vidaus organuose, virškinimas, ar ne, skrandis, kepenys, inkstai, tai svarbu, kad įsijungtų šis vidinis laikrodis tuo pat metu ir kai mes saulės šviesą gaunam, ar ne? Tai tada mūsų abu laikrodžiai yra sinchronizuotai veikia ir kai jau atėjo vakaras, tai organizmas aiškiai žino, kad atėjo laikas miegoti. Priešingu atveju vienas laikrodis įsijungia 7 ryte, kitas 10, ar ne? Tai tada pagal kurį aš miego noriu. Ar ne? Tas nesistemingumas, tai jisai gali išprovokuoti miego sutrikimus ir tarp kitko labai dažnai būna, kad protarpinis badavimas ilgalaikiui per kokias 5 metus išprovokuoja nemigą. Oho, kaip įdomu. Čia labai svarbus faktas, nes ilgamžiškumo visoje šitoje entuziastų bendruomenėje yra populiarus tas fastingas. Ir sakau, protarpinis badavimas, jis yra geras dalykas, viskas su juo yra gerai, tikrai, bet pirmą dalyką pamirštam, kad protarpinis jau skaitosi kai 12-10 valandų. Lengva ir tikrai
nesikerta su tuo Taip, rytiniu taip, valgymu. taip, visiškai. Tai tą irgi būna pamirštam, nes dažnai galvom, kad čia būtinai 16, ten 18 ar kažkokie labai dideli skaičiai. Tai jau net nuo 8 valandų sako, kad įvyksta regeneracija, viskas, ko mums reikia, ar ne, kad atsistatytų, pailsėtų mūsų organizmą. Tai, bet šiaip, na, tarkim, jeigu 12 valandų, ar ne, tai užtenka, jeigu mes palaikom 3 valandas nevalgyti prieš miegą. Kas irgi yra labai svarbu ir kai mes bendrai vertinam užmigimą, miego kokybę, dėl to, kad būtent nakties metu, giliojo miego metu, kūno temperatūra turi nukristi į pačią žemiausią, o kai mes pavalgome, tai kūnas virškinamas maistą kelia kūno temperatūrą. Tai mes ką turim tada, ar ne, tai keliam ir kartu bandom ją nuleisti. Tada mes negalim pasiekti giliojo miego, neįkrentam taip giliai, negaunam jo kokybiško, tai tarsi išmiegam 8 valandas, bet ne iki galo gerai, ar ne? Tai vien dėl to, na, yra gerai palaikyti ir kad, na, apie bent jau 2 valandas prieš miegą, na, neprisivalgyti. Ir tada automatiškai tie pusryčiai tampa visiškai optimaliai ir normaliai. Norisi jau Taip, netgi. taip. Ir čia tiesiog, kuo dažniau tą darom, tuo labiau įeinam į tokį ritmą ir pradedam norėti pusryčių. Tai čia tas irgi yra. Tai va. Tai čia jeigu iš dienos tokių svarbiausia, aišku, nekalbant apie tai, kad būti fiziškai aktyviems, sportuoti. Neaptarėm visai sporto, bet turbūt labai svarbus momentas. Taip, vienareikšmiškai, visiškai, nes mes tarsi ir išsikraunam, bet pasikraunam. Ar ne? Tai ir turim tą savo energiją kažkur ir padėti. Bet tai va, tai tuo pačiu paskui, kas kenkia iš įpročių dienos, ar ne, kas kenkia miegui, tai aišku, nikotinas, rūkymas, alkoholis tikrai keičia miego architektūrą, ar ne, kaip mes ten geba miegoti. Viršutinis būna miegas, kada alkoholį išgeria, ar ne? Taip. Gilų ir remą nelabai nugalinantį. Taip, visiškai. Tai tokia taisyklė, kad bent jau nevartoti alkoholio 3 valandas iki miego, paskutinė taurė, ar ne, tokia, jeigu norim, kad kuo mažiau paveiktų. Ta didelis drinkingas. Taip, kas dabar ir populiarėja, tai visai gerai, ar ne? Tai va, ir kas liečia vakaro įpročius ir rutinas, tai valanda iki miego be elektros prietaisų. Tai išjungiam telefonus, televizorius ir viską ir pradedam ruoštis miegui. Tai tuomet atsipalaidavimas, kažkokia savo mėgstama rutina, kuri padeda atsipalaiduoti, tai ją pritaikome, ar ne? Tai gali būti tiesiog kvėpavimo pratimai, meditacija, nieko neveikimas, rašymo praktikos, knygos skaitimas. Ne karšta arba kaip tik, kai kas mėgsta vėsesnį dušą, kad greičiau ta temperatūra nukristų. Taip, bet paskui irgi čia reikia stebėti, nes šiaip, pavyzdžiui, karšta vonia, tai geriausia yra 30 minučių iki nuėjimo į lovą. Aha. Taip, kad kūno temperatūra spėtų susireguliuoti. Tai tinka kaip atsipalaidavimas, bet svarbu, žodžiu, ne prieš pat lovą. Daugam tai veikia neigiamai. Nes jo sukyla kaip tai. Tai atsipalaidavimo, žodžiu, praktikos visokios. Taip. Ir iš vakaro rutinų tiek gal svarbiausia. Ir tada galiu pakalbėti apie papildus, ar ne, apie kuriuos Apie maistą noriu paklausti. Tai, kad jo, nevalgyti 2-3 valandas, tai labai gerai, čia siekiamybė tikrai yra, ne visada tikrai gaunasi turbūt daugeliu žmonių, bent jau man, bet bandau. Bet man dar labai įdomu, kaip pačio maisto kokybė turi įtakos, ta prasme, ar tai riebalai, baltymai, angliavandeniai, ar turi kažkokios įtakos apart virškinimo aspekto, kaip makroelementai, ta prasme, ar gliukozė iš angliavandenių daro įtaką miegui. Taip, tai vienareikšmiškai tai turi įtakos ir vakare yra žymiai geriau valgyti daugiau angliavandenių turintį maistą, krakmolingų angliavandenių, košės, duonos, kruopos, ar ne? Taip,
taip, Miegui čia. kartu derinant su baltymais. Tai čia labai svarbu, ar ne, kad ne vienus angliavandenius, bet derinant su baltymais. Tai gal ta porcija atrodytų 60% angliavandenių ir 40, pavyzdžiui, baltymų, ar ne? Tai toks, nežinau, makaronai su kažkuo. Taip, pavyzdžiui, ar ne, rizoto, ar ne, nu va tokio pobūdžio patiekalai yra geri vakarieniai dėl to, kad jie padeda gamintis daugiau serotonino, kas yra svarbu melatonino gamybai ir dažniausiai apie tokius patiekalus, kai mes galvojam, tai toks būna jausmas, po tokio maisto tik pamiegoti, ar ne, o mes jį dažnai per pietus valgom, kai mums visiškai nesinori miegoti, mums nereikia tada miegoti, mums reikia būti išvaliems, tai būtent pietų metu rinktis nekrakmolingus angliavandenius, kas yra daržovės įvairios, ar ne, žalios, troškintos, nesvarbu, tai yra daržovės ir baltymai, ar ne, 50-50 pavyzdžiui, ar ne, tai toks tipinis patiekalas, ten vištienos su daržovėm, ar ne, nu va toks, tai mėsa, žuvis, sūris ir panašiai, tai nuo tokio maisto mes nenorim miego, mes turime energijos, žvalumo pakankamai, o vakare kaip tik rinktis tada tokį maistą 3 valandos iki miego ir tikrai gali būti labai gera pagalbinė priemonė tam mieguistumui, tokiam lengvesniam užmigimui. Truputį kaip ir, ne tai, kad prieštarauja, bet atseit vakare sako, nu, dėl figūros palaikymo, Taip. tai baltymus ir daržovės, bet angliavandeniai būtent jo reikalingi dėl, greitai jie susivirškina ir suteikia tą tokį atsipalaidavimo momentą. Aš tai dažnai, kai duodu mitybos patarimus, tai irgi sakau, kad ar ne, aš duodu iš miego pusės, vėlgi, galbūt jeigu mes apie kitus tikslus kalbėtume, mano gal rekomendacija irgi vėl neįskirtus, bet ką svarbu yra matuoti, kiek per dieną krakmolingų angliavandenių bendrai gaunam. Ar ne tik kada mes juos gaunam, bet kiek mes jų suvalgom. Tai, pavyzdžiui, jeigu mano diena atrodė taip, kad aš rytą pradėjau nuo košės, per pietus aš valgiau ten ryžius, vištieną ir daržovės, o vakare dar užbaigiau rizoto, tai aišku, kad čia yra per daug, ką aš veikiau per dieną. Gal aš sėdėjau tik tai, ar ne, man nereikėjo tiek daug energijos šaltinių, gana, žodžiu, tai faktas, kad poveikis bus neigiamas. Bet jeigu aš ryte valgiau jogurtą, per pietus aš valgiau, pavyzdžiui, vištienos krūtinėlę su daržovėm, o vakare rizoto, tai čia tik vienintelis dienoje yra krakmolingų angliavandenių šaltinis, kas yra labai gerai, puiku, neturės jokios įtakos neigiamos ten mano svorio pasikeitimui ar panašiai. Tai labiau gal matuoti per tai, kiek visą dieną ko gaunu ir nebūtinai tik tai, kad tai yra rytas ar vakaras. Labai, labai naudinga iš tikrųjų informacija. Niekada per šitos prizmės nežiūrėjau, tai dabar reikės pagalvoti. Taip, kad nereikia jų būtinai bijoti vakare, galima tiesiog, pavyzdžiui, ryte jų nevalgyti, nes jeigu jaučiam, kad, pavyzdžiui, ryte yra sunku išsibudinti ir tiesiog dažnai mieguistumas yra didesnis ryte, tai galbūt geras būtų būdas nesirinkti ryte košių. Na, krakmolingo angliavandenių. Kaip tik daugiau baltymų valgyti, kiaušiniai su daržovėm, ar ne, vat. Riebaliuko šiek tiek. Taip, jo, riebalai visur, aišku, ir aš nepaminėjau, bet tas yra be galo svarbu. Pirmoji dienos pusėje vėlgi geriau, nes virškinas ilgiau, tai vakarienė reikėtų. Taip, Bet jo, ryte baltymas, angliavandenis, žodžiu, kad tokį nebūtų to mieguistumo. Taip, o tada vakarui galim drąsiai palikti šitos krakmolingus angliavandenius ir valgyti ir makaronus ir nebus nieko nuo to blogo. Taip. Vakare itališkam restorane. Leidimas duotas. Gerai, o kokie vis tik maisto papildai pasiteisino miegui, įtampai, nerimui tą mažinti prieš užmigimą ir melatoninas, draugas ir priešas, nesuprantu, nes vieni mėgsta, kiti nelabai. Tai kaip čia dabar yra? Vartoti saikingai. Kokia dozė? Nes biohackeriai po 10 mg vartoja, kas yra nesvietiškai milžiniška dozė, aš neįsivaizduoju, aš neatsikelčiau po tokios. Vaistinėse paprastai gali nusipirkti, net ne vaistinėse, jau turbūt degalinėse šiais laikais, 1 mg, kas mane irgi, pavyzdžiui, baisiai išdaužo yra tas žodis geras. Aš ten iš šito nesuprantu, kas esu ir iš kur esu kilusi. Dabar atradau 0,25, man atrodo, ar 0,3, žodžiu. Tai va, šitas jau geras yra. Bet palyginti ten su 10 mg, kaip kai kas geria, tai neįsivaizduoju. Taip, aš irgi šito neįsivaizduoju. Šiaip nesu šalininkė melatonino iš esmės.
Vėlgi dėl to, kad priklauso nuo to, kodėl mum jo reikia, kaip pagalbinės priemonės užmigti. Hormonas mūsų natūraliai Taip, besigaminantis. ar ne? visiškai, taip. Ir toks kaip melatoninas, tai tikrai galim paskatinti labiau gal serotonino gamybą ir tuomet didėja ir melatonino, taip pat sutvarkyti vairius miego higienos įpročius, kas natūraliai paskatins melatonino didėjimą organizme. Tai ir jeigu jaučiam, kad viską darėm ir vis tiek nepakanka, tai tada taip, bet vėlgi tai taip ir yra, kai nevartojam, tada mažesnė dozė, ar ne, pasiteisina, ilgainiui vartojant dažnai tiesiog nebeveikia, kaip su vaistais, ar ne, visokiai vartojam pusę tabletės, nebeveikia, jau reikia visos ir panašiai. Tai melatoninas niekuo nesiskiria. Tai aš gal akcentuočiau tai, kad visi papildai yra veiksminga priemonė šalia kartu su visais kitais įpročiais. Vienas pats iš savęs neveiks niekas. Nei melatoninas, nei, nežinau, bet koks kokį imčiau, ar ne, ten B6, magnis, taip, GABA, ar ne, 5-HTP, na, tai vat visi jie turi veikti kartu su įpročiais, kuriuos aš taikau ir darau skirtais miego gerinimui. Tai tiek kanapių CBD, ar ne? CBD aliejus, jo, tai irgi taip pat yra veiksmingas, kartu gali būti ir neveiksmingas kitiems, ar ne, tiesiog, na, tai va, tai puikios pagalbinės priemonės, tiek melatoninas gerai, bet, sakau, vartoti atsakingai. Laiką, taip, reikia nepiknaudžiauti. Taip, CBD puikiai veikia, GABA labai gerai veikia, magnio bisglicinatas kartu, pavyzdžiui, su inositoliu, ar ne, vartojant irgi yra geras būdas, tai Taip, inositolis, glicinas, L-teaninas, jo, šitie labai iš natūralesnių, valerijonas, melisa. Taip, irgi. Floros berods. Ašvaganda. Tai labai tarp kitko, man patinka asmeniškai ašvaganda, tikrai gerai reguliuoja ir miegą, ir stresą. Kortizolio lygį vat labiausiai gal, taip, tai irgi geras papildas. Ir vat labai gražiai paminėjai, kad melatoninas veikia išvien su serotoninu. Serotoninas yra mūsų laimės hormonas, priklausimo bendruomeniai, priėmimo tokio, žodžiu, hormonas, ir jo lygiui kylant susitvarko dažnai ir melatonino sintezė organizme. Tai yra labai susiję dėl to depresijos, nes depresija yra tada, kada sumažėja serotonino natūralus lygis, labai susijus ir su nemiga būna. Ir iš tikro paradoksas, kad gydymas nemigos, tos kurią sukelia stresas, sakykime, yra dažnai taikomas būtent antidepresantais, nors tai nėra depresija, bet tai yra tie patys vaistai, serotonino, ten tie inhibitoriai, kurie, žodžiu, skatina geresnį išsiskyrimą natūralaus serotonino. Taip. Bet, aišku, reikia ieškoti kitų būdų irgi, kaip kelti tą serotoniną. Tai sportuoti, būti su žmonėmis, užsiimti mylimą veiklą ir tada jis natūraliai gaminasi. Taip, 100%. Taip, visiškai. Nu, labai įdomus čia mūsų pokalbis, ar ne? Dar galėčiau iš tikrųjų kalbėti, bet manau, kad jau labai daug laiko mes čia viską aptarinėjam. Na ir pabaigai, kaip visą laiką, rubrika pasidalink savo mėgstamiausiam knygom, podcastais, kuriuos klausai, kurie tave įkvepia, ir asmenybėm. Tai podcastai, tai gal aktualiausi ir ką tikrai labai mėgstu, tai Huberman Lab. Visi, bet labai teisingai, jis tikrai yra. Taip, ne veltui ir yra vienas populiariausias, ne, ir The Diary of a CEO, tai visiškai, tai aš gal tos du išskirčiau visiškai, kurie ir šiuo metu yra aktualiausi ir ilgiausią laiką yra išlikę tokie kaip populiarūs. Knygos tai toks, sakyčiau, miksas. Aš ir dabar, pavyzdžiui, ar ne, perskaičiau Think Like Monk ir man tikrai labai jinai užstrigo, rezonavo, labai daug gerų idėjų, gal kurios ir tos pačios, ar ne, yra, bet patiko Lifespan, labai patiko irgi dabar ilgaamžiškumo temai. Įpročių galia labai daug gerų idėjų turėjo.
Tai Turbūt ir Why We Sleep yra dar tokia knyga, turiu Tai- čia, man atrodo, kažkur jinai yra irgi apie visą miego fiziologiją, ką realiai mes čia santrauką šitoj tinklalaidėj papasakojom. taip, tai va. Tai O čia iš būtent. asmenybių, kas tave įkvėpė? Tai gal tas pats Hubermanas. Gerai, ką? Ačiū, Agne, labai įdomus pokalbis, labai naudingas, tikiu, kad čia mes pateikėm daug geros informacijos, kas nori geriau miegoti arba turi problemų, arba nori šiaip pasiaiškinti, ar viskas gerai, tai yra Agne, pradėknomiego.lt, taip? Ir aš dar turiu tau dovanų nuostabių, žinok, Wow. kad geriau miegotum. Tai magne bisglicinatas su L-teninu ir užmigt padeda greičiau, ir miegas gilesnis, omegos. 60% smegenų sudaro riebalai, omegos labai reikalingos neuro jungtims. Ir čia toks dalykas, iš tikrųjų, čia nemiegu, čia energijai. Tomis naktimis, kai neįsimiegai, galbūt gerai, čia suteikia daug labai geros energijos, kokosų MCT pudra. Wow. Tai va, Ačiū. bus čia tau dovanėlė. Ačiū. Ir ką, labai smagu ir pasimatom kitose laidose. Viso.